Žinai tą mimsą, kur? Ne, čia dar senis. Aš tai va taip kalbėsiu. Ne, tai kur... Žinai, Palangos vedėjas, už pigiau. Kur knarkia tėvas. Šiaip vyra taip verkia. Aš su juo esu mėgojęs, tai Miroslavas Ble, kas nėra mėgoja. Vyra visi. Nuvarai kokias baidarės tenai, kur... Taip pamiegojimo sodyboje patalpas, ten kokie 10 lovų, kas antrą. Kur atrodo tikrai žmogus tiesiog tipo prabudęs ir rėkia. Nu, tipo, kaip įmanoma? Tam taip sėdėti. Nes tu kažkaip... Nu, normaliai, gerai atrodo. Kažkaip taip nejaukiai, žinai, sėdi. Nu, tai kas... Mes jau pradėjome šiaip? Jo, mes Jo, jau šiaip pradėjome. žemai. Ar pastebėjot, kad ta huijana nuotaika šiandien? Šiandien žiauriai gera nuotaika. Gal dėl to, kad utma, gal dėl to, kad šeštadienį. Ne, gal dėl to, kad paskutinę valandą tiesiog mane duhinot, kur. Šito galim ir neslėpti, jo, šito ir galim neslėpti. Aš čia tvarkiau 4 kameras, kad būtų, o dabar gaunasi 6-7. Nežinau, į kurią žiūrėti, bet kurią galiu žiūrėti. Sveiki Gali žiūrovai, sveiki atvykę į 2 per daug, 8 epizodas. Šiandien turim neeilinį epizodą, nes turim svečią. Turim gražų svečią. Nežinau, iš kurios pusės, žinai. Man gražus visom pusėm. Tai tau visom. Tu, ta prasme, jeigu į vietą tai paliktų, tu čiešintum ar ne? Ne, nečiešinčiau, jis turi žmoną, jis turi vaiką, nečiešinu. Jeigu su vaiku, tai viskas. Ne, kaip yra tas iš Zero filmo, tas, ar pisai vedusi moterim. Nu, žinai, kažką. Galim iš naujo, labai Jo, keistas iš naujo impro. padarom. Ne, juokauju aš, bet kažkaip kitaip pradėk dabar vėl. Tai pradėk. Per naują? Taip. Gerai, pradėsim per naują. Sveiki atvykę į 2 per daug, 8 epizodą. Palik tą pradžią. Paliksiu. Su neeiliniu svečiu tuos pačius žodžius gali sakyti. Žodžiu, mes šiandien turim 3 lentyną, kitaip žinoma kaip Arna. Ir 3 žmogų mūsų. Tai gal per Arna, daug kitaip podcast. žinoma kaip trečia lentyna. Ne, whatever. Ta Nu prasme, gerai, tai gerai. vis tiek, man atrodo, Lietuvoje labiau visi žino kaip 3 lentyną, nei kaip Arna, ne? Aš Nežinau. par šeimos narių. Nedariau apklausos. Nu, bet man atrodo, ta prasme, jeigu aš pasakyčiau savo ten šeimos narėm ar kažkam draugam, žinot Arna, kokį Arna. Jei sakyčiau, ar žinot 3 lentyną, jo, sakytų, žinom 3 lentyną. Aš tai visą laiką Arnu vadinu, man niekad gyvenime nevadinau 3. Pabandyk tu pavadinti šiandien į 3 lentyną. 100% nevadinsiu. Pabandyk tu tai pavadinti. Galim susilažinėti iš kažko. Ne, baig. Čia pas jūs visi tokie podcastai būna. Nejaukus. Ne, balagani. Apie šūdus kažkokius, ne. Tik prasidėjo kažkokius. Sakyk, komak. Ar aš įvažiavau tai? Ne, šiaip tai aš labai džiaugiuosi, kad susitikom. Pirmas dalykas, gal šiek tiek nepasiruošta buvo iš mano pusės. Mikrofas šūro, bet ne... Pasakyk, žinau, kodėl tu sėdai podcastinis. kamalio. Čia yra ergonominis kamuolys. Terapeutų kabinete sėdi. Čia yra ergonominis kamuolys ir aš labai džiaugiuosi, kad galėjau pasirinkti tokią sėdamą vietą. Tai Su va. gimdymui ruošęs. Kas geras šiaip Arnai, tu šiandien kur varėsi? Jeigu įleisi, jau tie mėnų nueisiu pasižiūrėti. Kodėl manai, kad gali neįleisti? Nežinau. Pirkėtas? Ne, nu čia žinai kaip tas posakis, kur eisim ten, kur su tavimi leis. Nu tai sakau, jeigu su manimi leis, ten nueisiu. Pasižiūrėti, pasiekti. Danilos Maikė. Taip, Pasiruošęs. Užskanduosi turbūt. Būtų labai keista, jeigu užsidėti tokią maikę ir neįleidžia. Ką? Nieko. Ne, žodžiu, suprantam, kad Danilą palaikai. Jo. Realiai dėl jo ar važiuoji, gal ne? Nu, šiaip smagu, kad jisai pasirodys, aš kažkaip visada palaikau. Nu, vien ne dėl kažkokių kitų priežasčių, bet aš atsimenu anksčiau su jo žaisdom Runescape'ą. Bet čia prieš daug Su metų. Danila? Runescape'ą, tai aš irgi gal žaidžiau. Gali būti, kad Tu su juo nežaidei. irgi žaidėjai. Nesusireikšmink, leis pasakyti. Ne, mes su Amantu irgi Mes žaidėme. susipažinom per susipažinom per Runescape'ą. Taip. Gerai, nu. Įsivaizduoji? Bet ne su Tai... Danilu. Ne. Nu, gal tu nežinai, nu, tipo, ten daug tų niekų būdavo, bet kažkaip nuo tų laikų ir žinau, kad jisai kovodavo ir žiūrėdavau tas senesnės kovas ten iš kitų organizacijų. Tailande, kai jisai kovodavo, irgi pasižiūrėdavau, kaip ten jiems sekasi. Ir kažkaip, kai dabar čia Lietuvoje pradėjo irgi kovoti, tai irgi kažkaip palaikau, žiūriu, vat, merčą nusipirkau gal prieš metus kažkur. Šiaip žiūri, gerai maikė, tipo... Nu, dizainas gražus. Kokybė, Geras dizainas, jo. Gražus dizainas, tikrai. Bet tai tu jį reiškia pažįstęs asmeniškai, ne? Ne, nepasakyčiau, kad ten labai asmeniškai, kaip pažįstami tiesiog, bet iš solidarumo kažkaip palaikau ir šiaip, nu... Nes man Žinai, jį kiekvienam kažkokiam palaikymė norisi turėti kažkokį tai savo tą, nu, savo variklių. Pavyzdžiui, kodėl ten Žalgirį palaikai? Nu, tai mano tėvas ten dar kažką. Pavyzdžiui, kodėl ten
Palaikau NBA Philadelphia 76ers dėl to, kad mano ten prosenelis gimė, tipo. Nu, tai kažkokį savo tokį, žinai, norisi turėti kiekvienam, kur palaikai, bet dėl ko palaikai. Na, reikšmė turi tą būti. Okay, nu, tipo, jeigu kad Klaipėdos Neptūną, tai iš Klaipėdos, ten kažkaip. Ok, nes man, matai, aš Danilus, kai nepažįstu, aš kai jį matau tuose konferencijose dar kažkur, blemba, koks jis man panašus, kalbėjimas tai labai, išvaizda netiek daug į Valujevičių. Jo kalbėjimas yra Valujevičius kalba. Jūs kada nors pamandykite paklausyti vieno, kaip kalba, ir kito. Jie kalba taip pat. Aš paskutiniu metu žiūrėjau daug Utmos konferencijų, nes labai šiaip šito renginio laukiau, nes labai įdomių kovų, nesvarbu, kad nesu lietuviais, bet šiaip labai didelis sąstatas kovoja iš lietuvių, nesvarbu kurie, bet, nu, tipo, žiauriai laukiau, o dėl to, kad panašu, man asmeniškai nebuvau pagalvojęs. Nu, tai va, tai atkreipdėmės, pažiūrėsi kitą kartą, ar biškai panašu, ar nežinai. O kalbant apie Klaipėdą, tai esi augęs ir gimęs, ir visą gyvenimą ir pragyvenai Klaipėdą, ne? Ir gimė ir gyvenai ten. Ne, aš, nu kaip, sudėjęs gal 5 metus Klaipėdą negyvenau. Bet, nu jo, klaipėdėtis, žinai, augęs. Ir nėra noro nepalikti krašto tu. Nu tai dabar kažkada į Palangą, aišku, ne taip ir toli į Palangą. Nu, tai čia tas pats, kas iš Kauno, sakyčiau, važiuoju dabar į Garliavą gyvent. Bet tai įsivaizduoju, jeigu jam reikia kokį renginį nuvaryti į Vilnių. Nu tai taip, per visą Lietuvą. 4 valandas. Per visą Lietuvą. Ne 4, biškai mažiau, bet per visą Lietuvą realiai. Jeigu į priekį ir atgal, nu tai... Bet nuo Palango, žinai, lengva važiuoti, nes tu šoki Palangos plentą iš karto, nu ir iš karto 100 ir varai. Tipo 100, po to autostradas įjungia 130, 100 kemis. Jo. Kas tau fainu tai Klaipėdai? Nes iš to Klaipėdas, nu kol ten išvažiuoji, žinai, tą autostradą vis tiek dar praeina, žinai, laiko. Jo. Kas tau fainu tai Klaipėdai, tu man pasakyk? Ką aš, nu tipo, kas faina Marijampolė, kodėl tu ten gyveni? Man kas fainu? Nėra kamščių visai, eismas labai mažas, tai tikrai sustaupo labai daug. Tai jo, ten 3 namai stovi, žinai. Nu, jo, miestas nedidelis, bet aš tais klausiu, kas fainu Klaipėdai ne dėl to, kad pasijungti iš Klaipėdos, bet dėl to, kad... Ja, nu supratau. Ar nenori į Vilnių, pažiūrėjau, krausis, niekada nemastė ir dar šią? Atgal, tipo, atakuot nori, žinai. Nu. Nu ką, visų pirma, tai jūra. Kai tas senamestis yra, nežinau, šiaurinė labai dalis patinka. Prasme, apskritai. Nu, šiaip nėra, nu, tipo, tų kamščių irgi tokių labai didelių nėra, pavyzdžiui, kaip ten Vilniui būna. Nu, mažesni, jo, turėtų būti. Žmonės tokie labai užsidarę. Tai kartais gerai, kartais blogai, bet, nu... Bet tai kur nėra užsidariusių žmonių, tipo, ir Kaune yra, nu, Vilnių tai tokie, žinai, mėlynplaukiai. Žiūrėk, aš tai padalinsiu taip, žiūrėk. Man Klaipėdoje atrodo, kad gyvena žiauriai daug rusų. Kad rusų daug gyvena? Nu, žinok, mažiau negu Vilnių procentaliai. Gali būti, bet Vilnių... Gal labiau, kad tie rusai, nu, tipo, jie nėra ten nu, aišku, yra gal, bet daug tų, nu, kažkokia dalis, bet, nu, tie rusai realiai, nu, kaip... Tiesiog, nu, lietuviai. Nu, taip, aš tą ir sakau, bet, nu, žodžiu. Kaip yra lietuviškai ir daug kas lietuviškas mokyklose. Taip, okay. Nu, tai Lietuvos rusai. Kaip čia pasakai, rusai Lietuvos. Nu, kur, pavyzdžiui, bet Vilniuje yra daug visokių ten rusų, nebūtinai atvykėlių, kurie ten ir tų pačių lenkų, kurie, nu, prastai labai lietuviškai kalba. Tas tai jo, bet kaip, žodžiu, kaip susidaręs, aš esu, pavyzdžiui, nu, tipo, girdėjau iš šono, tai Klaipėda yra rusai narkomanai. Tada Vilnius yra lenkai ir šitie visi pakistaniečiai indusai, kurie vežioja volteriai maistą, o Kaune marozinas. Tipo. Tai kad dabar Lietuvos Pakistanas tampa, matėt, Šiauliai? Šiauliai dabar? Jo. Ten kažkaip... Pakistan? Kad ten jau atidarinėjo, ten tipo halal shopus visokius jau jie tenai. Nematėt? Ne. Jo, ten sakė nebeįmanoma, tipo, nu, tipo, Šiaulių, kaip ir suprantu, daug jaunimo išvažiavo. Tai kitas atvažiavo. Nu ir ten kažkokios kompanijos, tipo, man atrodo, pavėžėjų, nepavėžėjų tų fūrų, ten tų krovinių kompanijos kažkokios ir jie vežasi, žinai, iš tų visokių šalių. Okay. Ne, šitą faktą kažkaip praleidau. Tai mačiau, kad ten didžiausia koncentracija procentaliai, tai man atrodo Šiauliuose ir yra, tai nežinau, kaip ten Šiauliai dabar... Anksčiau galvą galėdavai gauti, dabar kokį kebabą susitikti. O kaip jums dar atrodo? Ne, bet kaip jums atrodo pavojingiau ir šiai dienai Šiauliuose ar Panevėžy? Panevėžy. Mano galva, Panevėžy jau dingo. Ne, 100% Panevėžy. Taigi žygis papasakoja būna. Jo? Vis dar Panevėžy tie patys. Ne, Panevėžy yra dar tu, nu kaip pasakyti, nu ten
Nu kaip ir Kaune, žinai, tu gali, bet kurie mieste tu gali, blėti. Negali rimtai tai žiūrėtum to kamuliu. Ant kamulio, o tai Paulina, blogai tas kamuolys man. Normaliai, super. Aš dabar ergonomiškas. Tugi po operacijos savo reikia, pratimus Jo, va. nugarai. Pats tas gali bouncing. Nu jo. Ne, aš tai manau, kad Panevėžys bet kokiu atveju. Jeigu dar iš Šiaulius atvaro kebabų sukt. Ne. Bet nėra rasistiška sakyti kebabų suk dabar. Ne. Iš mano Ne, pusės. Ne, kodėl? Nu, okay. Nu, jie gali vadinti šavarmą tą savo, jeigu nori, bet Ai, kebabas okay. Yra kebabas. Žinai. Čia realiai Nu, tas čia jau pats, toks, žinai, nuvalkėtas, bet visur tinka. Jo. Kebabai. Skanus Pamatai, reikalas. kad biški koloritas odos kažkoks netoks, jau Jo, kebab. jo, Kaip ir Family Guy tas serija, kur Mes dabar patikrina. gyvenam senį pasaulį, kur vienos, didžiausios, stipriausios ekonomiškai, kariškai valstybės prezidentas dalinasi buvusių Rasistiškai. prezidentų kaip bežionė. Jo, mes Tai tavo- mes mes galim kalbėjom, dabar mes realiai kalbėjom. bet ką. Kalbėjom žinai, praeitam daryt. podcast'e apie šitą dalyką, kad nėra normalu. Nedekvatus tiesiog Trumpas, bet jau nenoriu aš grįžti prie to Trumpo, blės, mane nervuoja. Man labai jokingai tie, tipo palaikytojai Trumpo, kur jau nieko visiškai yra. Aš nežinau, turbūt kiek ten tomų galėtum knygų prirašyti, kontroversiškumų, pasisakymų kažkokių, ten tipo grybo, kiek pripjovęs, nieko nepasakysi Trumpo palaikytojai, kad kažko patikėtų arba tipo pakeistų nuomonę. Tai man atrodo, net jau nebesistengia, kad ir opozicinė ar dar kažkokia tai politinės jėgos jau net nebesistengia, nes tu tiesiog mato, kad tu niekaip nebepakeisi to dalyko, kad palaikys tą Trumpą ir viskas. Jo. Aš buvau čia 3 Days Grace koncerte, roko grupė, yra tokia, Jo, kas nežino, ahuiena. Vilniui. Ir ten kažkoks iš stafo, tipo, pasibaigiau koncertas ir aš mačiau iš stafo kažkas, nes ten vis tiek jie keliauja, tai aš žinau, 100 žmonių gal. Iš stafo ir matau, kad nelietuviškas veidas, tipo, nes toks... Kaip atskyrei? Man irgi įdomu. Žiauriai, blemas, negalim tai sakyti, bet, labai kvailas veidas, žinai, toks kitoks. O to, Jis stovi, o kitoks, ne? pavėpęs toks. Panašus į tą žmogų, ar ne? Ne. Ne? Nemoku pasakyti, bet žinai, kad, tiesiog Jau matai tu iš veido. aiškiai, pakankamai aiškiai. Iš veido toksai pavėpęs, žodžiu. Jo. Ir aišku, jisai buvo su Make America Great Great Again Again kepurė. Ir aš pagalvojau, blemba. Aišku, ką palaiko iš karto, ne? Tai ant snukio Labai, buvo parašyta. tiesiog buvo gal įdomu realybėje pamatyti tą tokį palaikytą, žinai. O šiaip į Ameriką Nu, norėtum dabar varyti? Ne, dabar tai tikrai ne. Mes irgi sakėm, ne. Nežinau, Ramontas norėtų. Vienas dalykas, kad reiktų vis tiek pirkti ir tą insurance, kažkokį tai tą keliavimą, kur irgi jaučiu ten būtų brangiau nei bilietai. Kitas dalykas, aišku, kad nebėra tos American Dream, kaip ir, tipo, mes visi lietuviai dabar galvom, kas nėra buvę Amerikoje iki šiol, kad bus taip, kaip matėm vaikystėje filmuose. Per Ja, aš panašiai apie dabar Vienas irgi tą patį namuose, galvoju. tenais, Ne, ten. 90s, ten tie keliai, visa kita, nebėra taip ir nebebus. Tai, aš aišku norėčiau, bet tai irgi labai didelė ta Amerika, reikia išsirinkti tas lokacijas, reikia pasižiūrėti, kokias valstijas varysi, ką pamatysi, tipo, ten mašina, aš nežinau, ten mašinai daugiau praleisi laiko negu... Nebeskraidyti ten. Jo, tai reikia susiplanuoti. Aš irgi neskau, kad niekada nenorėsiu, aš sakiau, dabar va nenoriu. Dėl Trumpo, man yra toks principas. Nesinori dabar, atrodo nesaugu ir panašiai. Ir ta politika tokia migracijos, tenai, kad užsieniečių tipo kaip ir nenori, tikrai aš nevažiuosiu ten. Jo. Aš galiu belenkur varyti, tuo į Aziją galiu varyti. Azija, būtent. Yra Europoje. Ir Europoje. tą Middle East, tipo, gali nuvaryti kažkur tenai Jo, aš irgi už tai, kad vis tiek Europą gan didelį, Aziją. Į Pietų Ameriką to labiau. Į Pietų Ameriką, aš nežinau. Į Kanadą gali nuvaryti. Pietų Ameriką, kodėl, kas blogai? Aišku, aš į Braziliją kokią, žinau, bijaučiau. Bijaučiau. Nežinau, aš kažkaip... Brazilija nėra ten taip. Nemanau, kad tai labai svarbu. Ten, nežinai, nelaukia su ginklais tavęs, nebent tu ten važiuosi tas džiunglės ieškoti, kur ten įtakosi varys. Aš tikiu, kad ten, žinai, nebus tau didelio pavojaus, bet... Tuo labiau, kad Brazilijai šiaip būtų įdomu pasižiūrėti tą lietuvių bendruomenę. Ten kiek emigravo 200 000, man atrodo, lietuvių. Man pasakyk, iš kur tu tokią visą informaciją esi sukaupęs, kad tu žinai, kur kiek yra emigravę. Man apskritai įdomu tokie dalykai, nes aš kaip genealogija šiaip domiuosi. Tai man įdomu, buvo kaip per karus, prieš pokarių, tarpukarių, žinai, kiek išvarė. Tai Čikago ar ne virš 300 000 lietuvių, pavyzdžiui, buvo. Tai o kad Brazilijai
nu, 100 ar 200. Tai Vat irgi man šiaip- čia irgi daug buvo, šiaip. tas buvo keista apskritai sužinoti. Tai ten, tipo, yra pilna. Tai net yra, koks ten, Argentinas ar Brazilijos dabar, kaip tai, Antanas Mockus buvo meras kažkurio tai Tai čia sostinės. jisai buvo Kolumbijos. Kolumbijos, jo. Nu, tai va irgi keista. žinai. Hablas buvo. Jo. Kobaras, tai jo Kolumbijos buvo lietuvis jo. Nu, tai va, Buvo- nu, buvo. tipo, ten Ir dar yra. jis ten normaliai metų dar buvo, jis ten tų merų. Tai Jo, tai jisai tie- dar iki tol ten buvo jisai politinis aktyvistas. Jo, ten nes ir šiai taip dienai, toliau. tipo, jeigu paklausi gatvėse žmonių, tai ypač Žino, vyresnių, Mockų, visi jo, žino. jo, O, jo. jo, jas. Visi žino, jo. O aš tą aš irgi žinau. Blema, geras. Tai apskritai, kaip kiek ir yra spėtis. vat, visam pasauliu tokių lietuvių kilmės žmonių, tai kiek dariau, man atrodo, 3 epizodus, ten galim daryti, kiek ten buvo, kad grinai vat, lietuvių kilmės, kokie, vat, ar lietuviai, kokie yra patys populiariausi pasaulyje, tai ten pasižiūri, nu tikrai yra daug iš Hollywoodo ir panašiai, kur tu net nežinojai, žinai, kad ten Jo, nu, koks, jo. aišku, ten senelis ar ten būna. Tolima kad- giminė kažkokia, bet... Nu, vis tiek, nebūtinai žinai. tolima, nes aš ten nedariau Litvakų, tipo, kur Lietuvo žydų, nes nu, nelabai ten lietuviai kaip ir buvo. Nes tokių dar daugiau ten būtų buvo, bet žiūrėjau, kad bent jau koks nors senelis būtų, žinai, lietuvis. Ar nėra, kad močiutė. amerikiečių filmų režisierius yra vienas iš lietuvių? Yra, tai yra. Bet jis tas- nemiręs dar, Za- ar mirė? Iš Bet jau Zaraidos senas kaip ta labai. pavardė, Man man irgi užkrito. net gėda, žinot, Zavit, ne, blema. Kuris prisidėjo, man Panašiai kaip atrodo, Zavickis skamba šiaip. Kažkas tokio, jo. Blemba, Nu, tai vienas užkrito. Jis populiariausias. prisidėjęs prie Back to the Future, man atrodo, filmo buvo. Jo, Jo, yra. Ten jis prie daug, aišku, prisidėjęs buvo, bet... blema, kvailai šiaip skamba, kad nežinau. bet- Zelen? Ne. Ne, Ne, jis arba Ne, ne. Zaveckis, Zaleckis. Kažkas tokio, jo, Nu, jo, jo. iš tos pusės. Jo, kažkiek kvailai, žinai, kad Bet jis nežinai. ten labai paskaityt tiksliai, gerų filmų. Bent prisidėjęs yra. girdėta, žinai, tas asmuo. Tai, o tu visą informaciją, va, pažiūrėjau savo video, kaip darai, ne, čia į tą patį, pats ir renkiesi, iš visur ir nagrinėjai viską ir pats ir skaitai, ar tu turi kažkas tau padės surinkti viską, nes, nu, Ne, tiek tai informacijos pats, laikyt savyje, tai- dabar, žinai, neuždirbu tiek, čia gaučiau. Bet to negali pasitikėti po kitais žmonėm, vis tiek gaučiau informaciją, vis tiek reiktų pačiam pasitikėti. Instagramą tu vis tiek- parašo, žiūrėk, aš žinau. Bet tu vis tik šaltinius turi pasitikrinti kažkaip. Nu, tai tikrinuosi, jo, tai kitus žiūri šaltinius panašiai. Nu, tipo, nes, pavyzdžiui, Univerė, kaip sako, nu, tipo, Wikipedijoje nėra šaltinis, kurio gali pasiremti, bet tai toj Wikipedijoje yra, tipo, straipsniai, kuo ten jo. pasiremta. Tai nueini tą straipsnį ir pasižiūri tada. Tipo, tai tuo straipsniu gali remtis, tipo, bet Wikipedija kaip ir negali remtis, nes Jo. jis yra trečias tipo šaltinis. Jo. Nu, man tu kažką pasakyk. Ką, aš žinau, aš klausau jūsų, jūs taip čia puikiai kalbat, man patinka Ne, nu, tiesiog. tai įdomu, blemba, protingas Arnas yra iš tikrųjų. Aš labai- Ne, nu, matai, tas, mes žinai, protas nesuderiname irgi visiškai. sąlyginas dalykas yra, nu, tipo. Nu, ta Man, prasme, žinai, tam man mokslui apskritai, protingas atrodo. kalbant apskritai apie intelektą, labai keistas dalykas, fenomenas, šiaip kartais pagalvoju, kad kiek yra tokių vat, protingų labai žmonių tik vienoje sferoje. Tipo. Aš esu sutikęs, kad ten chemikas, ten pizė, ten raudoni diplomai, ten chemikas, ten nu, belenkoks. Bato seniai nemoka užsirišti. Jo. Tai kaip, va, tu Čia turi dažnas gyventi. fenomenas. tipo. Arba tu moksluose Jo. protingas, gyvenimiškai durnas. Nu ir tas Ir vat yra pats, va, ir fenomenas. Lietuvos politikoje gali pamatyti, ten sako, žinai, o tai ten daktaras, senis į daktaras ir, žinai, babutės ten prabalsuoja, kas iš to, kad daktaras, jisai ten, sakau, nemoka, nežinau, ten sakinio, Abicėlės nemoka. becelės nemoka, nu. Jo. Lietuvos gimnas seniai nemoka. Jo. Nu, Lietuvos himnas. Bet čia iš senų laikų yra jaučio tie, nes, pavyzdžiui, kaip Paksai išrinko, nes Babanės galvoja, lakūnas, seniai, čia eiktų, čia kokia profesija. Egzotika. Egzotika, lakūnas, Bet gražus atvarė, jis žinai, buvo, dar. super. Čia vos ne antras Darius ir Girėnas, žinai, čia prie tos kebros, čia, žinai, čia. Pizę prabalsuosim, čia lakūnas, toj priskraidins čia mums. Prisiskraidė, aš tai pasakysiu. Pabuvo porą savaičių. Pamu, bet tai dabar Prisiskraidino. dar tokį patį, žinai, turim. Nu, Nu, realiai jo pradį, nu, kaip čia. Na, manau, kad dabar blogiau šiek tiek yra. Nu, kaip, kam, nu, žinai, negali lyginti. Nu, negali Negali dabar. lygint, jo. Biškai, žinai, modernesni laikai dabar yra. Negali sulyginti. Bet dabar su, žinai, mažais žingsniais gali supis labai daug dalykų. Nu, gali. Seniau negalėdavo tai padaryti. Jo, Per gali. nu, kad ir žiniasklaidą dabar jau, kitokia. jau, tipo, kaip ir prastėja dalykai, žinai, Jo. paviški, žinai. Tai. Šiaip, nu, ko mes, žinai, praėjom podcastas, da, mes dažniausiai aptariam, ką mes nuveikėm per paskutinę savaitę, dar kažką, žinai. Jo. Tai, vad, būtų įdomu išgirsti, kuo tu gyveni, jeigu be filmavimų. Ką tu, pažiūrėjau, vad, nuveikė per praeitą savaitę, įdomaus. Nu, dabar čia reikia taip ir prisiminti, žinai. Ai, tiek priveikęs, tai karo, čia buvau ir ten, Vilniuj. variau ir tą, ir tą. Ne, matai, dabar apskritai, vad, nuo praeitos savaitės prasidėjo tas toksai, kad dabar pradėjau eiti
Miegoti anksti, keltis anksti, vien dėl to, kad reikia dukrą žinai nuvežti į darželį. Nes Kada? anksčiau Indrė veždavo, Mhm. bet dabar nesusirado darbą. Nauja, šiaip sveikinu, labai džiaugiuosi, labai fainai. Indrė. Paklausiu. Ir mašiną nusipirko. Ir mašiną jau Tai ta prasme darbas iš karto į priekį pinigus davė? Prieš 2 mėnesius. Iš karto į priekį ir mašinė. Ne, labai Nes šiaip faina mašina. Apskritai, motinystės atostogose buvo 2 metus ir tada dar pusę metų, žinai, ten individualią veiklą, žinai, vykdė. Tai, blem, sunku sugrįžti, jaučiu po tiek laiko į darbą. Ir šiaip, žinai, namie sėdėti, blem, sudėtingai yra tiek laiko, atsibosta žiauru. Ir pokyčiai vis tiek ir mano, žinai, gyvenimui, kasdienybė, tai dabar tokiai. Šiaip fainai, dabar kaip apie 10. 10 kada galės? Prieš 8. Okay. Tai tvarkingas ritmas. Tvarkingas Bet šiaip ne per daug žmogaus valandų, ritmas. jeigu 10, ne. Ne, Ar dar ten paskrolinį truputėlį? Biškai paskrolinam, bet tai, vis tiek jau 11 jau miegu. Blema tau gerai. Aišku, būna, kad prabundi naktį, žinai, nes ar užklikė dukra, žinai, būna vis tiek tas miegas nėra toks kaip suaugusio žmogaus. Dar anksčiau, kai kūdikis būdavo, tai ten, aišku, dar ir reikia keltis ten kas 3-4 valandas maitinti, bet ir šiaip nuklykdavo, žinai. Ar ten pilvas skauda, ar ten formuojasi kažkas. Yeah. Taigi, žinai, ten tas augantis kūnas, tai smegenys ten vystosi, ten visokie etapai, tai ten tos bakterijos vystosi, ten, žinai, skrandį, tai jezu. Viską taip protingai. Bet ar šiaip asmeniškai Tai išmoksti, žinai, ką? Pasilsi? Šiaip, su tokiu miegu. Jo. Pažiūrėk, jis už tai daugiau turinio padaro su naujagimiu vaiku. Jau ne naujagimis, bet jis... Ne, viskas su tuo gerai. Tai žmogus šitaip spės sudaryti viską. Irgi, nors vis daugiau kažkaip padaryti, irgi važiuodamas pagalvojau, kad blema, galėčiau daugiau kažkaip išleisto kontento. Idealiam pasauliu norėčiau kas savaitę YouTube kelti, dar ir ilsiukų, žinai, padaryti. Bet tai super sunku. Kad pasihaip, sunku, bet reikia kažkaip, kaip ir galima, žinai, bet reikia kažkaip tą discipliną tokią didesnę. Bet tai čia yra tau yra gaunasi, kad pagrindinis pajamų šaltinis yra turinio kūrimas, ar tu dirbavai seniau kažkur kažką? Taip ir neskipo goldą pardavinė. Ne, iš tikrųjų, būna, kaip čia barmenais dirba dar kažką. Tai pirmas darbas buvo 11 klasė, kai jau 18, dviračių nuomai dirbu. Geras, nes šito nežinojau. Dviračių nuomai. Vasaros estradoje, kas klaipėdiečiai žino, dar yra, man atrodo. Kiek dvirka tuo metu kainavo? 8 litai valandą. Kurva, plėšikai? Ne, bet tai tu seniai plėšikai. Bet tai prie jūros mini. Tai čia jeigu valandą, ten nuo 3 valandų jau mažiau gaunasi, parai tai ten pikiai buvo 2,5 gal. 2,5. Basangiai dabar negali su dvirka važiuoti. Bet 8 litai tai čia nedaug, kiek čia porą eurų. Seni tais laikais. Tai kaip pakonvertuoji, tai 2,11. 2 eurai, tai ta prasme, aš dabar galėčiau numesti 2 eurus ant žemės. Nepasikeičiau. Vakar tarp kitko. Ne, tai 2 eurai. Kalbant. Dar Roma man pasakė, už 2 eurus kažką paklausiant. Taip, grėtinės gali nusipirkti sviesto. Už 2 eurus grėtinė 20 kažkur. Taip, euras 7,9. Tai kokia to Optimo linija? 100 gramų. Mažiukas. Ne, nemaža. O tai Optimos linijos? Ne. O kokia? Net nėra Optimos linijos. Ne, tai kokia? Nes dvaro tu neįpirksi grėtinės. Ne, dvaro 2,279. Nu, kažkas tau. Tai tu mane pasakok. Yra 2,2 gal. Nu, nėra. Arba jogurtą vietoj grėtinės. Tarp kitko radau vakar 1 eurą. Nu ir žiauriai. Tu radai eurą? Jo. Tu duok. Labai džiaugiuosi. Sako. Čia tokį metį 2 eurus man atiduok. Nu tai gerai, dirbai dviračių nuomoje ir dar turėjai darbų? Nu tai kai išvariau į Angliją, tada ten dirbau, žinai, part-time pagrindę. Ja. Nu tai aš mokiausi ir part-time dirbau. Tai, kur esu dirbęs viešbučiuose pagrindę. Tai padavėjau, ten room porteriu, ten su eventais darydavau, salės paruošti reikėdavo. Tipo, ten konferencija, dar kažkas, tai pasižiūri, kaip ten ką, pasiruošti, ten tai su vestuvėm, tai dar kažkas. Ir paskui jau kancovkai ten dirbau receptionė, ten prie baro dirbdavau, o ten night manageris ten toksai būdavo, žinai. Jo. Bet tipo tokiam lievam, tai ten, jeigu lievas, tai ten daug duoda, žinai, atsakomybė, tai tas fainai buvo. Ar norėtum grįžti atgal?
Žinai, kartais pasilgstu kažkaip tokio darbo, kad galėtum, reikia atsikelti ir nueiti. Padarai, Bet tai rutina ten tokia gaunasi. Bet tai gerai, tu sudirbai iš tos visus darbus ir visi kažkurio momentu nusprendai, kad, blemba, aš susikursiu YouTube'ės kanalą. Tai aš ten anksti susikūriu, pirmam kurse gal. Bet tu seniau žinojai, ne, kad tu nori kurti turinį YouTube'ai? Nežinojau, aš tipo... Angliškai kažką darydavau. Vlogus kažkokius angliškus jo dariau. Hello. Zarnas. Hello. Nu, ten tokia, žinai, ten tipo trip to Nida. Geras. Ten kažkas tokio. By foot. Nu, anksčiau ten buvo populiarūs tie tokie... Hipsteriški vlogai būdavo. Tokie, žinai. Meniški. Keisinaistas, man atrodo. Jo. Tai aš varai klausiu, kelintai su metais susikūrė. Nu, tai kai popindavo, grinai, tas keisinaistas. Tai 2.15-2.16 plus minus bus. Ne, anksčiau. Kažer ne anksčiau dar. 12-11 gal. Aš dar video gagą keldavau. Same. Ką keldavai matuliai video gagą? Esu įkėlęs brolį, kai laižo koldūnų lėkštę. Išlaižo, tada cinamono challenge esu įkėlęs į video gagą. Buvau per GTS Andreso Sampą nufilmavęs greitai įsiutę parodiją Sampo serverį. Gal 200,000 peržiūrų buvo ant Sampo to video. Nice. Jo, tai tada buvo ten paėję. Tas, kur broliai įkėlė, tai ten gerai, kad kokybė labai prasta, tai neina supras, kas ten per, žinai... Ar koldūnų lėkštę laižo ar putkablį? Ne, tai aš sakau, išlaižyk lėkštę, koldūnų, kažką dar tokio, žinai. Ir jisai laižė tą lėkštę. Gerai, kad po to video gaga numirė. Tai jo. O tu atsimeni, ką kėlei? Aš ten tiesiog kažkokius irgi ten hypinius dalykus, kur būdavo. Aš atsimenu, buvo kažkokia planeta Nibiru atseit ir ten buvo kažkokia konspiracija, kad čia į Žemę kažkelintais metais atsitrenks. Tai jau konspiracija. Jo, 2012, man atrodo. Bet tai jau konspiracija nusiminėjai nuo senų laikų, reiškia. Nu, bet taip visi kalbėjo, būdavo įdomu, nes visi galvoja, ten pasaulio pabaiga, ten dar kažkas. Tai va tokius ten irgi žmonės žiūrėjo. Bet į video gagą lietuviškai kėlei. Jo. Nes video gaga buvo lietuvių puslapis. Tai kažkaip. Aš neatsimenu, ar ten iš vis keldavo kažkas užsienietiškai. Ne, lietuviškai vis. Taigi ten OneLT. Jo. Aš dar atsimenu, kokį vieną gerą klipą buvau įkėlęs. Nu, pasakok. Mes susimdavom WWE imtynėm, žinai, žiūrėdavom ir, imtynėudom. Nors jie labiau, tipo, atkartoja veiksmus kažkokius, žinai. Yeah. Tai su draugeliu ant lovos imtynėjom ir brolis ateina, jis dar tai žiauriai mažas buvo, kokių 3-4 metų ten ateina su halačiuku, žinai, halatas užrištas, kaip dar atsimenu, su kapišonu, nes plikas būdavo toksai, ateina su žaislinė beisbolų lazda ir mato, telefonas padėtas, kuris filmuojamu, žinai, paėmė iš tos bibikas, į tą ragelį, ragelis nukrito, tai va tokį video ir buvo kėlęs, kur sutrukdo brolis, tipo, demonstruoti veiksmus kažkokius. Kalbant apie tos žaidimus, prisiminiau tokią istoriją, kai mokytojai buvo įspyręs per WWE. Mokytojai? Mokytojai. Netyčia, žinoma. Kaip supras per WWE įspyręs mokytojai? Jūs tipo, mes žaidėm WWE šulioj per pertrauką kabinete. Su tokiu mantu amžinatelis. Tai Blet, jau skamba man neįtin gerai. Prisimtinėvo, ne? Ne, čia ne. Pedigry buvo padarytas mantui. Nu taip gavosi. Kaip? Ne, tai ta prasme, tai kas dar pasikeis nuo to? Niekas. Aš galiu ir kitą veiksmą. Čiauks lėmą, Tombstone Pile Driverį galėjau padaryti. Aš daug veiksmų žinau. Galvoju, kitaip skambėjo, bet norėjau pasakyti vis tiek, kad... Bet, žodžiu, žaidėm ten visai, ten, trankėmės, ten, žinai, tie veiksmai. Ir jis kažkaip išėjo pro duris ir kažkaip atidarydavo, aš jam ten šerdavau, žinai, vėl uždarydavo. Jisai ten man, žinai, kažkaip ten, va, tai buvo. Atidaro duris šerių. D-Generation X. Ir tada kažkaip irgi aš laukiu jo, jisai ir atidaro duris. Ir aš iš karto koją tokią. Ir mokytojai tiesiai ten, man atrodo, į pilvą aš įspyriu. Gerai, kad nebuvo. Gal į tarpą į labiau, ne? Į pilvą. Ir ten tie laikai, aišku, mokytojai buvo susijonu, ne? Ne, pilvas ten taip užėjo. Taip, apgobė koją tavo? Ne, užkritę buvo, tai gavosi, kad į pilvą. Ai. Nu, bet nieko, ten po to pasiaiškinam, žinai, nepyko aš. Ai, tai iš vis nieko nebuvo? Nei pastabos, nei pas direktorių, nei skambutis mamai? Nu, tai ten pareikė, žinai, standartiškai, kad ten žaidėm, taip toliau pasakėm, čia atsiprašau, kažką. Tai gal irgi žmogus nesitikėjo, žinai. Ne, nu tai. Atidarys duris. Ne, tai tu atidarai duris, o te pareina kempę. Taip iš ko.
5 į pilvą pareina. Nu, blem, nemalonu. Gerai, kad žmogus neužduso, žinai. Nes jaučiu, turi jau tada jėgos turėjai, kai veršys sportuodamas. Ne, tai ką ten, 8 klasė. Nu, tai jau, kiek jau kokį 92 Kem kilai. trečia gal. 90. Lieso raumens, ne? Ne, aš baigiau mokyklą, tai labai plonas buvau, visi pakaba vadindavo. Pakaba? Aš tai esu matęs tas fotkės, tai juokinga. Nu, bet kokiu atveju man ir į savį juokinga žiūrėti, kai ten tiesiog kaulą. Tai kad tu ne ir kad labai pasikeitai. Aš Iš barzdas auginai. ir barzdą ir biškis svorio. Nes tu, nu, kažkiek gal priaugai svorio, bet čia tu vis dar baigai kūdas. Nu taip, visą gyvenimą buvau kūdas. Mano tėvai sakydavo, kad plaučiai, skrandis matosi per nugarą. Tokį šaudavo, ant kiek kūdas būdavo. Skrandis bibi čiulpia, kai valgyt nori. Taip nesakydavau? Nebūdavo. Ką tu nuveikai per savaitę? Ne, aš norėjau dar paklausti, Nu, paklausk. nes aš, sako, 8 ryto keliuosi ir perėjom iš karto. A, jo, Kaip dar tai iš vis savaitę nieko nepasakė, tik ritmą susitvarkė, tu per visą savaitę Taip. viskas, ką darai, tik ritmą susitvarkė. Nu tai filmavau ten epizodą vieną tokį Skirmantui, tai ten vis tiek derinu dalykus nu, ką, nu taip ir atrodo ta mano, žinai, dienotvarkė, kad ten derini kažką su reklamom, kažką su projektais ateities, tai editinau, filmavausi, ten prie filmavimo reikėjo vieną tokį pokalbį, žinai, įsirašyti. Čia tokia išeis tema, nežinau, paskirma. Svarbi? Nu jo, čia tu iš tos istorijos. Nebūna nesvarbu. Bet pas jūs Jeigu- dabar daugiau kartu būnat kartu, nu dirbate. Tai nes jų turinys labai panašus. Jo, bet... Nu, nelabai panašus ten esi tokias, žinai, problemas gliaudo, aš ten kartais kaip Prisidedi. kaip ten prisidedu, nu, tai porą temų, tik tai dabar čia per kiek išleidau, žinai, apie šamanus vieną, kitą apie burtininkus, tos Aš tai noriu ekstrasensus, žinai. pasveikinti tave, kad tave paminėjo kaip vaiką. Ai, nu, Irma, šitą atiduok kompiuterę. Kompiuterį atiduok, jis Neatiduok. sako, kažkoks vaikas. Blema, kaip Irma juokinga, mane man atsintė visą ten 30 minučių, Kęstutis toksai. 16-metė. Sako, pasižiūrėk apie tavo video, čia kalba, žinai, su Skirmantu. Ir pačias pirmą sekundę, žinai, kaip ten sako, nu tai va, įkylė čia apie mane video, Skirmantas Malinauskas su kažkokiu vaiku. Blemba vyrai, 30 metų, turi šeimą, žmoną. Ne, nu, bet tai čia komplimentas, jaunai atrodo. Taip. Ne, Labai juokinga. Iš jos komplimentas, nu jos. O ko skirimas, iš ko komplimentas? Ne. Man dabar pagirs mane bomžas gatvėje, ar pagirs mane... Paulina. Bet kas? Yra skirtumas, Ne, manau, ką? nu tai- Ar bomžas, ar Žinau, kad Paulina. Paulina nemeluos man, bet jeigu bomžas pagirs... Padoriau, duok 2 eurus. Jo. Tu labai gražus. Ar žemaitaitis, tai man bomžų nuomonė dar svarbesnė. Ne, apie žemaitaitį mūsų politiką aiškiai. Jo, Blema, čia dabar nuėjau kažkurą dieną į Maksimą, tokia gera nuotaika buvo ir stovi toks bočelis, žinai, nu bamželis, žinai, bet toks, Paimta nu lauk. tokio gero veido, žinai, baltabarzdis, toks kai Santa Clausas, tik, žinai, bamžaro. Tik tais, kad be dovanų. Nu, tai kas padoriau, sako, galim klausimą, žinai, nu, tai ten 20 centų. Ant alaus, aš nemeluoju, sakau, neturiu, žinai, nu, tipo grinais. Tai galim paprašyti, sako, tada alaus, kad paėtų. Sako, gerai. Išeinu, nupirkau, aišku, šnekorių. Nu tai jo, kad dar labiau ant šnektos. Šnekorių išeinu, nėra jo. Nu, kaip, užeinu už kampą, seniai bibi įsitraukęs myžo tiesiog. Nu tai jo, nu tai tu. Ir jisai atsisuka į mane, taip myžo. Dovanok. Ne, nu bet. Labai tai juokinga. mandagus, ką? Nu jo. Tai jau kai padavė nebučiau rankų už šnekorius. Ne, nu, bet... Jis pamyžo karačiai, paima alų ir spaudžia rankas. Ačiū jum. Ne, Ačiū bet, žalutį. ne, bet taip ir striukė, taip padarė, su ta neplauta ranka. Man tai labai Tai keista. sako, tai, nu, bet jau toksai jau, nu, stereotipinis visiškai, tai už ką melstis? Tai sakau, nežinau, už taiką. Ne, koks vardas? Arnas. Arnai, aš žinau, krikščionis, tai tikrai pasimelsiu ten už tave sekmadienį, ten kažką. Okay. Kažkaip pagaila žmogus, bet, Nu, negaila, žinai, alaus alaus. Karmos taškai, ką tu norėjai? o man Nieko, matai, aš gyvenu Slobodkiai ir mes gyvenam tokioje kaip Laisvės alėje, savotiškas Slobodkės Laisvės alėje. Nu. Ir ten būna labai daug, šiaip, benamių, kur kiekvieną dieną toj pačioj vietoj stovi, nes mes gyvenam netoli iki.
Ir prie Tai jos... čia kažkaip susiriša šitie Jo, dalykai. nes jie, labai daug, pagrindiniai iki Vilijampolės Varnių gatvės ir ten visada labai tranzuoja daug žmonių ir tie bomžiukai pastoviai vaikšto ir taip toliau. Ir aš kažkada turėjau Mercedesą savo nusipirkęs, buvau pasistatęs. Apmyžau. Ką? Apmyžau. Ne. Pasakyk dar, kad su vardiniais numeriais. Su vardiniais numeriais, taip. Ai, dar pasakyk dar, kad kokie OMA vardiniai numeriai buvo. Jo. Jo, 0 man. Gerai, nes... Aš atsimenu. Aš turiu pasidėjęs dabar juos. Turit juos, Ir ne? paskui Jo. po presų į ten. Po presų mašiną tą. O Bet kiek žodžiu, ten sukišai pinigų dar? nekalbam apie mašinas ir apie apskritai investuoti į mašiną yra tas pats. Tas pats, kas į tiesus kinus, aš tau pasakysiu. Taip, tikrai, tai minus 6000. Nu gerai, Žodžiu. istorija. Nu, Įsėdu į Mercedesą, įsėdu į mašiną, gal taip pasakysiu, įsėdu į mašiną ir prieina, bet netrodo kaip benamis, žinai, tiesiog prieina, o neblogas bolidas, sakau, jo, kelintų metų, sako, 28, plėt pas mane draugelis irgi tokį, vat, identišką turi, žinai, koks variklis, ten pakalbėjom, 2.7 ir taip toliau, ir jis taip kalba, bet ir manęs nesiklauso, ką aš sakau, žinai, ir galiausiai, tai Tai žodžiu, seniai ten jisai kaip Jehovas liudi. Nu kažkas. Jehovas liudi, tai jisai ten turi atneša užsirašęs tą lapelį, klausimus. karočią padeda, kad tipo kurčias, tu jam praėjai kalbėti su juo, kalbi kitol, kol jis pradeda jau reaguoti, linksėti į tavo žodžius. Jo. Tai žodžiu, užkalbėjo dantį, manęs realiai nesiklausė ir galiausiai gal 2 eurus turi analaus paklausė. Nu. Ir labai graži mašina iš karto pagyrė ir tada visą laiką klausė, ar Nu tai jie porą turi eurų. savo, Tai sakau, tą jo, nustatytą. kažkokį Jisai tekstuką. išklausė visų klausimų, tu kažką baigi kalbėti, jisai jau kitą. Tai kaip ir tie telefoniniai, tie, žinai, labą dieną. Bet gal maloniau, kai pasako tiesiai šviesiai, ant ko jis prašo pinigų, ne tiesiog. Nu, bet ir taip aišku, kad ten alkoholio, nu. Tau ta istorija niekur nenuvedė, tai davai tuos eurus, ne? Ne. Tų 2 eurų. Ne? Nedavė. O, Tai čia istorija. Aš nuperku maisto, būna, kad nuperku maisto. ką perki? Gerai, ką iš maisto perki? Aš perku tą batoną ir ne lideką, o pamiršau. Kaip balandžių palės, kur bato. Lydekais. Tuoj, yra rūkyta ta skumbrė ir skumbrės. Ar nupirko. lašiša? Ne, skumbrę nupirko. Tas skanus. Į vakumuotą. Nu, Šiaip geras kombo. Normaliai. Nu, prie laus tai pats tas. Senį, tobulas. Žuvis prie laus tai pats Ir dar tas. buvo porą kartų, kad nupirkau blanšo. O, Norėjau, kad Kurva, geresnį 2 eurų alų, alaus tai vat, gaila. Galvoju, jie vertina ten. žinai. Ne, jie nevertina to alaus. Aš Ne. norėjau geresnį alų nupirkti ir vad gauti. da, šitas, Ir jau jis čia toks paragau tai va. brančią, myžalai. Tai va, pasižiūrėjau, baltas. Nekertai snukį. Kuo daugiau reikia, kad navarotų būtų. Jo. Šiaip Kaip man- tau savaitį, nu? Blem, nu ką, aš paskutiniu metu apskritai daug gaiminau, daug gulėjau, žiūrėjau daug visokių serialų. Tau nieko- biškai, šitą menopauzį. Tau ne menopauzį, bet tau biškai depresija tokia atėjo, ne? Ne, aš žiauriai. Vidurio laimingas amžiaus esu. krizė? Ne, tu man nepis proto. FL studijos nusipirko girdėjus muziką, čia kur dar Akujienai, matai? viskas yra man, šaibų yra, projektų yra, viskas zaibys. Tai palauk, Draugai gerai gyvena. VMI, bet VMI jau prie Vamai. Tai VMI jau sumokėta, apie ką mes? Žiūrėk, kalbam? susimokės ir Kaip tu, šaibų. kaip tu sumokėjai? Tai Jeigu kaip tai tu deklaracija susipildai? ten gegužės mėnesį. Susipildyk. Ne, pažinosi, čia kaip reikės. deklaracija iki gegužės 1. Ai, nu. Jau galima. A, jau galima. galima? Jo, jo, jo. Aš irgi jau susimokėjęs. Aš tai paskutinę savaitę sen. Aš Galvojau, seniau tai visi- darydavau, bet dabar sausio antrą. Blem, biškai savo, žinok, smagiau, kai tu jau atsiskaitai ir toks, čia, žinai, biškai Jo. malonesnis jausmas. Aš nekalbėsiu kiek, bet, koks skirtumas. Nu Tai daug, viskas visi gerai. mes daug mokam, nu. Viskas gerai, daug gaiminau, dar vakar man užvežė klaviatūrą šovat, kaip tik bičiuliai mano, klavietką ir pelę naują. Tai dabar turbūt dar kiek aš turiu 1,5 savaitės, turėsiu daugiau pagaiminti, bet negaliu sportuoti, nu tai Biškai ką daryt? nesuprantu, kaip supras turėsi podgame daugiau. Nu, Kodėl tu tiesiog, turėsi daugiau podgame? nes Kodėl man tu patinka, negali nes leisti man laiko? Pastreamint, O kodėl tu pasidaryk negali šaibą, leisti nu. laiko vat, su savo antra pusė? Aš leidžiu. Tu namie sėdi. Nes prie prieš tą kompo, savaitę tu tam- nepaminėjai, kad su jie buvai. Nesupranti, bahūrai galvoja, kad tu leidi, nu, tipo, laiką kartu. Jeigu tu- gamini? Jeigu užsidaręs toj pačioj chatoje esi, gamini, čia reiškia, kad... Pas Leidi- mane yra tas leidi- dalykas, leidi kad aš laiką. ateinu patikrinti, jeigu ten kokias 4 valandas prie kompo, tai ateinu, greit prieinu, grįžtu atgal. Ble, aš jeigu tai va nueinu, tai jau tada susėdė ir jau tada viskas. Taip, Ar rimtai? Nu tai taip, nu tai tipo, lemba, įsivaizduok, dar pasakai žmogui, kad išeinu porą valandų pagaimys ir gamini 4, tai jau tu apipisai, nes tu gaminai ne 2 valandas. Bet tau nesijaučia prie kompo sėdintas laikas. Nu taip, aš nesijaučia. suprantu pilnai, nu, tipo, jeigu sai pastatydžiu tą padėtį ir man, nu, apipistų mane, kad va, ne 2 valandas, o 4, aš žinai, jau nesmagu. Tai, nu, žinai, čia kiekvienam Žodžiu, savo čia dar sugėjimas. iš kontekstų ir mano bičiuliai iš klaviatūros šio paklausė, ar tu norėtum naujos įrangos. Norėčiau.
Ne tavęs. Ar ne, aš iš karto derinu. Ai, aš? Taip. Kokią Ai. klaviatūrą, kiek procentų klaviatūrą naudoji? Man atrodo, šitam buvo... 2 procentus Geimonė jie buvo, ne? Taip. Nu tai aš su jais ir kalbėjau, kad jie kaip tik turėjo mano klaviatūrą, tai aš nenoriu atsinaujinti. Tipo ir pelytė, žinai, jie kaip tik pardavinėjo tą... Tai tu turi viską, tu nebenori jau. Kokia ten tai yra? Royal King, ne? Royal Clutch. Royal Clutch, tai tą turiu. Jie kaip tik tokią turėjo, man labai patiko, aš ir kaip tik ir atsinaujinau čia kažkada gal prieš metus. Tai galim naujesnę versiją duoti. Blem, aš nesu toks kaip tu, tipo, kad ten kas metus panauja. Koks kas metus? Jis per metus. Kas 2 mėnesius? Jis per metus pakeičia 6 klaviatūras. Nes aš žiūriu, ten jis istoriją kelia, nauja. Tai kur tu dedi galvau tas klaviatūras? Aš tai kokias, bent jau 5 metus tai reikia atkalt. Ne, man tai patinka irgi. Ir dar tą super lightą, dar tą, kad pertraukau pelytę. Pasiėmęs, ką, žinau, ką ten daugiau bereikia. Ne, bet tai tau gali pakeisti į pelę irgi į super lightą, bet jis bus super lightas, bet ne Logitech, žinai, bus kažkoks kits gamintojas ir gal kažkokiu namų. Bet žinai, aš nenoriu kaip ir, tipo, būtų faina, bet kam. Ačiū, kad pasakė, būtų faina, viskas bus, priveš. Man nieko daugiau nereikėjo, ačiū. Gal jeigu dar galios pasiūlymas, tai kada jau Tai jau galioja dabar. Prisibaigs. Kam keis gerą daiktą į kažkiek geresnį, bet kur aš dėsiu tą kitą. Tai tu, blemba, vis dėlto gal ir iš Suvalkijos, ne iš Klaipėdos, žinau, gal būsi. Jeigu geras, aš nesuprantu, super lightą ten kokią antrą, žinai, tarkim, aš nežinau, kokie ten tie modeliai. Ir išeina trečias, tai nusipirksiu trečią, ten, kas ten pasikeičia, nebent jau ten Pro Gamer Live. Skaičius. Pro Gamer, ten gal kažkoks ten reakcionas dar keičiasi ir panašiai. Bet žinau, biškai pasikeičia. Čia tas pats dabar, kad susakytum, kas pasikeičia nuo 16 iPhone iki 17. Minimaliai, bet pasikeičia. Ne, kai hateriai sakys, niekas. Ne, minimaliai pasikeičia, vis tiek, žinai. Vis tiek patobulėja. Tai ir su pelėm tas pats ir kažkoks biškai. Su klaviatūra. Upgrade'as, žinai, nutinka. Aš dabar 16K pulling rate turiu klaviatūrą. Ką čia reiškia, tai iš vis nesupratau nieko. Karočią, o tai jie ten pardavinėja klaviatūras ir pelytės, ne? Ausinės, kilimėlės. Ausinės, audio technika turiu visai neblogas, gavau. Ne, žinok, aš tau sakau, aš tik tau pasiūliau, man sakė, būtinai susisiekti. Kilimėlis pardavinė, yra Ramadanui, man dabar reikia. Kilimėlio tai reikėtų šiaip. Mes jau turim kažką. Nes jau žiūriu, kad čia kažkada kavą buvau išpylę, žiūriu, kad jau kur pelytė ten išsidrožė jau taip. Jo, kilimėlis tai geras dalykas, kai pasikeitė. Aš kaip tik Geimonė ir pasiėmiau savo naują DBZ. Ok, ką tu matuli? Kaip savaitėlę? Oi, mano savaitėlė, tai ką aš prieš šią savaitę... filmavau savo naują videką. Kokį? Dariau vanilinių sūrelių tier listą. Tik vanilinių sūrelių. Tai spėkit, kiek radau vanilinių sūrelių skirtingų gamintojų Lietuvoje. 2. 7. Rimtai, tai kiek mažai jūs sakai? 17. Čia arčiau jau. Tas 2, sako, kokius 2? 2. Aš tai manau, kad magija ir magija paskui turi savo paralelę. Kiekvienas turi savo gamintojas vanilinius, tai tikrai. Jo, kiekvienas gamintojas turi savo vanilinius. Tai žodžiu, radau 21 skirtingą sūrelį per 5 pagrindinės parduotuvės, vadinkim taip. Tai aš, kai važiavau juos pirkti... Bet kai kurie net nesūreliai, būna ten kažkokie... Sūris. Ne, what the hell, ten aš pasižiūrėjau kažkada, kažkokie pigus sūreliai, pasižiūriu ten kažkokių aliejų pridėtą. Tai aš pasakysiu tau tuo, kad pas man irgi buvo pora biškai kitokių. Su milteliais ten. Yra tofu baras, vanilės skonių, padėtas prie sūrelių. Visi pakuoju, kažkokia skirtas jis ten tiems veikuolėm, man jis nelabai patiko. Veganams. Jo, esmė kokia, kad aš kai išvažiavau ir galvoju, blemba, rasiu kokią 10 sūrelių, tai videkas bus, aš apie trukmę visada galvoju, bus kokią 20 minučių, žinai, kažkas tokio. Radau 21, galvoju, gerai, pusvalandukas kaip minimum. Žalios medžiagos 2 valandos pusę filmavom. Taip apsala ta burna, visas saldėsis, visur jau... Visus valgiai? Visų turėjau paragaut bent. Pirmus 2 ar 3 suvalgiau pilnai, o kitų jau po pusę. Po to tepau kasniuką, žinai. Centimetrą? Jo, link pabaigos jau buvo biškinų kandį viršaus, pakramtai ir jau ten, žinai, tai nespoilinsiu, ką suvertinau, kas man labiausiai patiko, bet nuspogais vaišmėtais nuky, nuo baltymų, atsikeliu ant rytos, čia kokį 3-4 kampe, žinai, tai va dar čia likęs tikrai vienas yra. 2 cm bicepsas padidėjo. Ne, ir toks, nes irgi geri vandenį jau nesikeičia skonis, žiauru iš tikrųjų, kai pagalvoju, tiek paragauti sūrelių yra
savęs kankinimas. Nu, tipo, neprimetu, kiek Munis kankinasi, kai daro tuos maisto challenge. Žinot, kaip Munis darydavo, ten koldūnus valgo pusę metų, o ant Optimus linijos gyvenu savaitę, ten, nu, pasivys tokį šašlyką jo ten visą vasarą. Tai neįsivaizduoju, ką turi atsikankinęs. Kur tipo čia yra tas optional dalykas. Visiškai, jo. Jie pats susigalvoja tokį challenge, kur ten kebabus kiekvieną dieną, ten 30 dienų. Jo, ir tau kas nors sakė, kad nebūtina tau to daryti. Jo, bet žinai, bet žmonėm įdomu, vis tiek, nes žmonės apie maistą, žinai, sukas ir žmonėm įdomu. Nežinau, kiek įdomu bus žmonėm mano nuomonė, nors mano nuomonė yra pati teisingiausia apie cerealius. Man pažiūrėjau, neatrodo įdomi, tipo, kažką daryti mėnesį, tipo. Atsibosta, ir ten yra kažkokia reakcija, ten labai įdomu, tipo, skiriasi pirma nuo paskutinės dienos kažkaip. Nes tai, tipo, manau, paskutinė. Nes, ką daro, žinai. Aš nežiūrėjau, bet... Ko nežiūrėjau? Pats konceptas atrodo, jo, aš nematydavau. Man neįdomi skamba, tipo. Pizzą valgysiu visą mėnesį, nu... Tai ten realiai, nu jo, kokio 16 dienoj sako, nu tai nelabai skiriasi skonis ir panašiai. Nu ten toks labiau... Tu žiūri dėl to. Kaip social eksperimentas. Jo, vlogas gal kažkoks. Tu labiau žiūri, jeigu tau patinka pats kurė, žinai. Tu tiesiog žiūri ant fono pasileidęs, ar kol valgai, žinai, kartu gaunasi, nes, nu, aš tai dažniausiai žiūriu video. Pats konceptas neatrodo, nu, toks repetitiv atrodo. Jo. Nu, kiekvieną dieną. Mėnesį aš irgi nenorėčiau jokių nesąmonų daryti. Aš maksimaliai, ką esu daręs, tai valgiau degalinių maistą 50 valandų. Nu, tai čia gaunasi 2 paros. Ir 2 valandas. Tu apžaidėjai biškį. Ne, žinai, ne 50 valandų, 50 valandų. Nu jo, tai trumpai. Antraštė gerai skamba. Trumpai, aiškiai, savaitgalis realiai buvo tiesiog degalinių maistas, tai negalėjau atsibos, nes aš vis kitą patiekalą ragavau, vis kitur, žinai, ten kažkur burgeris, kažkur dešainis, dar kažkas. Tai vakai trumpai darė. Panašaus koncepto kanalą kažkokį anglišką žiūriu, britas kažkoks daro, bet ten tik tai labiau hardcore'as, ten jis kažkaip padaro ten. Aš dabar bijau sumeluoti, ar ne milijonas žingsnių ten per mėnesį, tarkim, kažkas tokio ten jisai. Okay, yra tų užsieniečių daug, kas liečia valgymą, girdėjai. Arba tipo ten kažkiek ten tūkstančių tų atsispaudimų, ten, va tada įdomu pasižiūrėti, kaip pasikeitė ten per mėnesį. Kūnas, žinai, before ir after. Kai daro tuos ekstremalius, jo. Bet kas su valgymu susiję, girdėjai šitą bičą, beard meets food. Ai, kur valgo tuos... Tokia baisiniai barzda. Ne. Čia ne Liveris tas? Liver King? Ne, bear aš tą meets food jisai vadinasi. Ne. Baisiniai barzda. Jis toksai... Ne, bet jis fake. Žodžiu, kūdas bičas, bet jisai daro tuos maisto challenge'us, kur ten turi per laiką suvalgyti šnicelį, ten 6 kg. Japonas? Ne, jisai Britas. Britas, jo. Tai čia McBangas skaitas, ar ne? Ne. Tiesiog maisto challenge, taip įvardinkim. Okay. Ir jisai keliauja po pasaulį, varo ten, tarkim, į Ameriką, žinai, ragauja didžiausius burgerius, Italijoje ten pizzas, dar kažkur kažką. Tai jis žiauriai, ta prasme, bičas fit atrodo, nes jis tam ruošėsi, jis ten sakė, vos ne 2 paras nevalgo, kad darytų tik tą challenge. 2 paras tu badauji ir tada jau varai tą ir, žinai, jisai, nu, ta prasme, ten kokius kiekius suėda, tai man proto neišneša. Va čia tai, va tokį vidų žiauriai įdomu, bet ar galėčiau tą patį vidyti? Ne. Tu prieš tai užsiminiai, kad blemba, gerai, čia mano problema, gal aš nebegaliu normaliai pavalgyti. Namie aš nebeįsijungęs kažko, aš negaliu valgyti, atrodo, toks kvailas įprotis pasidarė, kad kažką įsijungti ar per telefoną, ar per YouTube, ar kažkur, ar teliką, kad valgant. Nežinau. Tai jau, nes tu vis tiek bent kažką sužinai, žiūrėdamas ar kažką pamatai akiratį. Bet man atrodo, kad... O dabar žiūrėti į stalą, tiesiog tai čia koks akiračio plėtimas. Bet aš turiu meni, kad aš nebegaliu pasimėgauti maistu tiesiog. Aš turiu save užhipnotizuoti, blėt, kažkokiu turiniu dar. Tuo pačiu, žinai, kur tu negali atsipalaiduoti, pabūti su savim, blėt, ir tiesiog pavalgyti normaliai. Pasimėgauti maistu. Tu tiesiog esi 90-ųjų Gen Z. Aš Gen X. Gen X, nu. Bet čia mano problema. iPad kid before it was cool. Jo, visiškas. Ne, man tai nemaišu, man tai patinka kaip tik žiūrėti, skaniauda. Lengviau valgosi, greičiau kažkaip. Aš tai visus kaip žiūriu, tai taip ir valgai, žinai, kažkaip. Nežinau, sorry, tai neapsikraunu dėl to. Bet visada irgi kažką įsijungėt kartu? Aš tai jo. Ne visada, nėra taip kažką, nu, paskrolinį kažką, bet kažką būtinai žiūrėti, tai nėra taip. Kartais, kad pamirštų telefoną, pavyzdžiui, kažkur tiesiog sėdžiu ir valgau. Pagalvoju kažką, pažiūriu pro langą, ką žinau. Ir dar ką veikiau praeitą savaitę, tai Antanas tą siaubo realybės šou. Nu, papasakok. Paleido. Antanas J. Fit. Jis dabar fat labiau. Nu, žodžiu, Antanas J. paleido. Ne, jis dabar vėl fit.
Jis sugrįžo. Jo, Mhm. sugrįžo? Jo. Malodės. Tai ta prasme, Antanas paleido pirmą Lietuvoje siaubo realybės šou, taip reiktų įvardyti. Ir kuris buvo daręs tą pirmą savo realybės šou. Tai lyginant dabar su šituo antruoju, ten yra dugnų dugnas, šūdas, taip galiu pasakyti. Jo? Aš tą patį ir akis jam sakiau. Sako, jo, suprantu. Ir šitas antras, blemba žiauriai gerai padarytas. Mes, kadangi pakvietė į premjerą Vilniui buvo, tai mums kaip tipo, kviestiniam svečiam parodė 2 serijas pirmas. Nes dabar visi žmonės galėjo pamatyti pirmą seriją, ketvirtadienį visi matė dar tik vieną, o mes jau galėjom pamatyti 2. Ir kiekvieną ketvirtadienį taip yra, jis ir po to tai ir Delfis rodys visą kitą žodžių. Tai esmė, kad blemba, žinau, įdomu. Siaubo tai ten perteikė ne per tai, kad kažkas vaidenasi ar padaryti kaip siaubo filmą, Jo. o perteikta per tą, kad žmonės prie savo baimės kovoja. Jeigu ten bėga gyvačių kažkokių, bus gyvatį, Tai žinai. čia kaip Harry Potterio tas, tipo, kur išleidžia iš spintos ir tipo pasirodo Prieš tavo baimę kovoja, jo. Tai va, Geras. čia yra toks va reikalas, kad tipo labiau turi kažkokį va, iššūkiai, bus, žinai, nenoriu spoilyti iš vis, bet žodžiu, iššūkiai kažkokį prieš savo baimės kovoja ir nes tu vis tiek kaip dalyvis užpilda anketą, ko tu labiausiai bijai ir žinai, kad su tuo susitiksi, tuo dalyku kažkokio užduotį, žinai, ir primena kažkiek tuos senus laikus, kai būdavo baimės faktorius. Atsimenu tą laidą, kur kirminus valgydavo. Man tas užsiregistruotų parašytų naugų moterų. Aš blemba daug, ką man atrodo, prirašyčiau. Nomas visko bijo. Jo, aš daug. Kad bijau. pamatytum. Taigi. Ko bijai? Bachūrų. Rajono. Čia paklausiu rimto klausimų, tai atsakys belia ką. Ja. Nu, atsakiau, šiaip nieko nebijau. Pirmas dalykas - operacija, bet manęs neoperuotų per realybės šou. Nu, padėrim. Aš dabar nieko nebijau. Nu, bijau tik nežinomybės. Viskas. Tai va, tai žodžiu, jo, buvo dar va šitą nuvarę buvom, tai labai patiko ir užkabinu ir sakėm, žiūrėsim toliau. Iš tikrųjų, nuoširdžiai galiu O Paulina žiūrės? Tai jo, Per užkabinu. kur čia rodys? Šiaip jis kelia į savo kanalą ir Delfi TV šeštadieniais irgi rodys. Nice. Tai jisai jo į savo Prasimušė. kanalą publikuoja. Nu, ką reiškia Tai prasimušė? bent jau Ten kokį dvacoką, to daudo turėsi. Man? Nu, kad čia papramin. Nu, tai 20 iš eurų? draugiškumo, tai Nu, tai dvacoką, nu, Antaną tai seniai kokią picą pažįstu, tai... Grilondą nekepsin. Lemba Grilondą ir šašlyką. Gal suvalgyčiau už Antano pinigus. Antanai, gali pavaišinti mane Grilondone? Bet su Porsche dar praveš to pačiu. Ne, tai pizdu jo, Panamera, kaip Panamera man bent šašlyčioką, žinai. Visai, bent užvalgyti kažką. Būtų visai nieko. Tai va, tokia ta savaitėlį mano irgi. Tai realiai nieko per daug nenuveikiau ir tiek. Bet mes tokie nuobodylus, sakyčiau. Arba per daug Ne, komforto tai, zonoje esam. nu kaip nuobodylus, tai aš tai nepamirškim, kad darbą turiu. Tai aš dirbu. Ką tu dirbi? Aš montuoju. Okay. Taip, plintusus, staklės. Individualios veiklos? Ne, normaliai. Normaliai montuoju. Ai, aš galvoju, kad video montuoji. Jo, televizijai laidas. Ai, ok. Jo. Kokia televizija? Nesakysim, kad žmonėms. Pasakysiu po to. TV3. Ne, nu žodžiu, esmė, kad turiu kaip normalų darbą, tai aš ir nėra, kad galiu tiek nuveikti per daug per savaitę, tai savo, jeigu malonumų darbą pafilmuoju video, nuvarai dar į kažkokį renginį, tai taip ir praeinu tą visą savaitę. Ir visas tas laikas, žinai, sproksta. Jo. Ai, bet nuotoliniu tu dirbi. Ne, aš Vilniui, ofisą važiuoju. Iš Marijampolės? Aš Vilniui gyvenu. O tu kodėl šiandien iš Marijampolės? Mano ten gimtinė, aš grįžęs savaitgalį. Grįžęs savaitgalį. Okay, Tai mano gimtinė. Okay. Aš šiaip šeimą, O taip, bet su draugais jūs gyvenat? Jo, tai mes grįžtam pas jos tėvus, nes abu mes iš ten pat. O savo neturi tėvų? Turiu. Turiu. Kodėl taip pas jos tėvus? Dėl to, nes tai pratę, ką aš žinau. Žinai, kaip pasakysiu, aš tau, daugiau vietos gal pas jos tėvus. A, taip, pas tavo tėvus visai netvažiuoja. Nuvažiuojam, bet ne taip dažnai. O tai kaip pas tai būna? Blemba, Pas žmonos tėvus važiuoja? Blemba, bet tai keista, tipo, iš Vilniaus atvarai į Marijampolę ir tipo net neužsukė? Ne, tai susimatau. Kiekvieną kartą susimatau. Nes dabar taip iš Ne, to ne, pasakojimo Skambėjo atrodo- tai taip, kad Ne, susimatau. Eik, Okay. susimatau. Tikrai susimatau. Praeitą savaitgalį buvo kaip tik mamos gimtadienis, tiek pribliovėm, kad, žinok, sunku. Ir sunku atvarė į podcastą, metų? jūs tada atvarėt, ne? Ką? Kiek metų? buvo. Išgėrė tada? Ai. Jūs daug gerėt? Hitmanui. Agent 47. 47? Mhm. Tokia jauna? Jauna labai mama. Na, ja. Tai žodžiu, pribliuojam normaliai ir po to va, kažkas metė ger, kažkas nemetė, žinai. Man tai patinka jūsų Smagu. akcentas labai, aš visada kažkaip... Tu tai iš vis be akcentų. Pas lengviausias akcentas, kokį tai galima pamigdžiuoti. Man Bet visada tau labai nelabai patinka. gaunasi.
Kodėl nelabai, normaliai, tai aš įsivaizduoju, kad skirtingų būna. Šiaip gaunasi. Skirtingų būna. Dar kai klausau, gaunasi. Nes aš esu tai susipažinęs su ne vienu iš kapsukų žmogum, tai irgi skirtingi tie šiek tiek akcentai būna. Kiti iš vis be akcentų kalba, žinai, keista net, kad iš Marijampolės. Buvo dabar tai jie visiškai pilnai. Bet jeigu iš Vilkaviškio žmogus atvažiuoja, tai su tuo iš viso. Iš Vilkaviškių tai jau kaip Petras maždaug kažkur tai ten klausučių seniūnėje, žinai. Man šiaip patinka, kaip žmonės turi akcentų, tai aš labai happy. Tai ir tu turi. Apskritai dabar, kai Paulius Jo. Samoška pradėjo kelti video, tie akcentai nebėra toks tabu, nes anksčiau, Taip. pavyzdžiui, kažkaip būdavo, kai paauglystai, O, net nori, nenori, kažkaip tu negirdi tų akcentų ir išgirsti, tipo, labai keista būna ir, nu, tipo, netgi patyčios kažkokios būdavo. Kaimietai. Jo. O dabar Jo, kažkaip jo. normalu. Aš kad prieš žmonės 10 metų akcentai. važiavau į Telšius pirkti motociklą, aš nesupratau, ką man parduoda, aš nesupratau, ką jį nori man papasakoti. Prieš 10 metų nesupratau, apšė, dabar tai jau suprantu. Tipo, Ir aš dar vieno dalyko nesuprantu, kaip žmonės, tipo, apsimeta, kad nesupranta Pauliaus, tipo, ką jisai kalba. Jisai labai light tas akcentas žemaitiškas. nu, ten, kai darė Vaitiekūnas bitą kitokiuose pasikalbėjimuose, tai man tai buvo išpūstas Nu, burbulas. tipo, aš vakar per mamą irgi žiūrėjau. Nesupranta. 5% nesupranta, ką Paulius kalba. Čia tiesiog... Mamą minėjau Paulių? Jo, Jo. buvo vienas. Kas bitas. minėjo? Toks, man atrodo, kaip komikas jis. Nežinau. Ten komikų buvo? Bet man labai- Pertraukų vedėjas. Pertraukos per teleką, o mes matom laivą ir užėmą kažką. Bet man labai cringe, kaip žmonės apsimeta, kad tipo nesupranta žemaitiškai tenai. Nu, matai, Aišku, būna, nu, tipo, ten labai Čia- jau tas didelis akcentas kažkur tenai, gal glūdumoje, žinai. Ne, kur, tai pavyzdžiui, giliau kaime. tų frazių ten kažkokių ar pavadinimų gali nežinot, bet jisai normaliai kalba, nu, tipo. Tik, Jo, Jo, esmė, jo. tai tikrai. čia yra Nes- labai tas basic bairis, kur tipo... Nusurezonuos daugas, nes visi supranta, apie ką turime, žinai, čia toks yra, nuleim bairis. man Visada tik- pataikysi. nežinau, labai cringe O buvo. tau, ir kas kas tau geriausiai kalba? Kuri tarmė tau gražiausia Lietuvoje? Savo negali rinktis, aš ir savo nesirinku. Aš neturiu tarmės literatūriškai kalba. Aišku, yra tokių žodžių, kad Klaipėda gal kitaip sakom, žinai, bet ten, pavyzdžiui, triejų, ne trijų. Trėjų sakot? Triejų, jo. Bet taisyklingai. Opa, įpisau trėjų. Triejų, ten dar kažkas. Į triejų į kelnes. Kur eini, nu, aišku, ten sakai, kur eini, ne kur eini, tipo. Kur eini? Kur eini, jo. Kur eini namą? Kur Jūs eini? kaip sakote, Malkom. kur eini. Kur eini? Kur eini? A, Jo. Kur Aš eini? turbūt Kur eini, aiškiausiai Na, turėčiau. pavyzdžiui, kalbėt. man asmeniškai dzūkų tarmė labai patinka. O dzūkai, kas čia Bet druskininkai? labai sunku Jo. pamėgti. Ai, okei. Man patinka Jo. aukštaičių šiaip visai. Aukštaičių? Jo. Tai jie tiesiog kalba Paprastai? realiai, paprastai. Ne. Ne, Ai, nepaprastai. ne, nepaprastai, sorry. Utenoj kokio, oi, ne, nepaprastai. Nu, davai, galit buvo kažkas. Ne, aš pakalbėt? nemoku pamėgdžiot, bet aš turiu giminių, tai Utenoj, jo, jie turi irgi savo votiškų žodžių, jo. Tai... Bet aš niekad negirdėjau tavęs kalbant, Marija, palietiškai. Tai aš dabar aš kalba. vis dar kalbu marijampolietiškai. Dabar kalbi? Taip. Vaik, tu man kaip aš kalbu. Ne. 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 Nu, yra tipo tas light gal biški, bet yra. Daugiau mažiau, bent jau studijų metais man visi sakydavo, kad aš iš Alytaus. o ne iš Blema, tu Marijampolės. kalbėtum, arba aš tiesiog prie tavęs pripratęs, va dabar kaip Vernas kalbėjo, nu blema jaučiasi. Nu tai aišku, dar ir Tu jau patempi, šaržuojasi žinai. gal, bet nors yra kas ir tu tą hard tokį akcentą turi, žinai. Jo. Aukštaičių tai palauk, kaip čia skamba. Priejau prie upelę, žiūriu krokodilas tenais. Iššoka tas krokodilas, suprantigi, parpjovė pilvų. Atrodo, kad Vaidotas Bet jisai moka visus, tai dabar dzūkus padaryk. Ne, dzūkų sudėtinga. Gal per Kiek mažai. čia aš, jie per mažai esu girdėjęs, Čia gal. esu Čia biskutį. vien biskutį, jo, mano Biskutį. močiutė visą laiką sako biskį. Tai aš visą laiką irgi esu perimęs ir labai erzina Indrė, žmona mano. O tau žmona. Gali, sako, tu nesakyt biskį su O tai iš kur tau žmona? Iš Palangos. Ai, tai jūs beveik iš ten pat, iš to paties krašto. Tai... Jo. Biski. Nu. Biskį. Bet mane ir biški žodis nervuoja. Jis toks. Biški šiaip nereikalingas. nėra lietuviškas. Pala. Nėra lietuviškas Ne, žodis. čia Nėra išvis- tokio žodžio biški. Nu, čia pakeičia truputį žodį. Truputį, taip, turėtum Bet truputį. visai, sakyt. tai... Biskutėlį. Biškelį. Biškiuką. Biškelį. Biškelį į pilkmą. Biškelį viskelių.
Net skamba nelietuviškai. Alaskarikų. Viskariko norėčiau biškėlį. Ką tu čia laužai? Ką, varom į pertrauką kol kas? Varom, atsipučiam Biški šiek tiek. prapūstau galvą. Aš pirmas Aš turėjau žinai, šitą ką- sakyti. Aš labai norėčiau, kai pamačiau tą kamalį, kad atsistoktų iš galo ir išspirk tą kamalį. Pažiūrėsim, kaip atrodo. Man spirt? Jo. Aš nenoriu spirt. Mano koja dabar. Bet tai mano kojos pirštas dar Na neįpilnas. gerai, einam gal į pertrauką. Eina į pertrauką. Turime po pertraukos grįžimą pagaliau į eterį. Nu. Matulis, Arnas Gutauskas ir Romandas Jokubaitis. Ačiū, kad pristatėme. Ne, aš matai, turiu tą mikrofoną, aš vis laik noriu taip kaip stand-upę, kaip nedazimas. Tai davai pasendupink kažką. Stand-upistas. Kaip ten sakė, kad tas... Nedapistas, stand-upistas, pavary kažką. Ne. Šilanskas, man atrodo, sakė. Stand-upistas. Stand-upistai tie, tai... Tie tai kūro. Tai stand-up. Ką? Pasijuokė jisai ir tyli. Žiūrėt, mama? Mama ar žiūrėjau? Žiūrėjau, kol nenulūžau iš tikrųjų. Aš šiaip tarp kitko esu viską įsirašęs, aš nesivetai, kol jį buvo, tarp kitko mano įvetukas buvo Čia mamai. pirmą kartą jisai jaučiu kažką pasiruošę, nes aš atsimenu, bandėm daryti podcastą, Vis laik aš jo kalčiausias. Samoška ir Romantas bandėm, du man atrodo išleidome, ne, vienam laide kablys buvo. Jo. Tai praktiškai dėl to, kad kažkaip man nelabai kas norėjo kažką pasiruošti, temą ar dar kažkas. Aš visą laiką tam prisirašiu kažkokį, o jūs nieko. Atvažiuoja kaip į šventę. Nu. Sėdi kai tortai. Nu gerai. Ką, būna klaidų, būna kas seko, būna ir ne. Tai labai džiugu, kad... Kad pasiruošė, ne kažką? Kad kažką pasiruošė, bent jau vaikelis kažkokius namų darbus tikrai pasidarė. Bet čia žinau, aš tau pasakysiu, kad pirmą kartą pasiruošė. Pirmą kartą. Tai va. Nu gerai, pakalbėkit. Žodžiu. Bet čia gal bus motyvacija ruoštis kitam kartui. Žinoma, visada reikia ruoštis, aš dažniausiai turiu pasirašęs, bet aš nesiteisinsiu, nes jeigu teisinsiu, aš kaltas čia. Ne, tai tu kaltas ar taip dabar. Ja. Nu, sakyk, mama, žiūrėjai tu. Jo, mes vakar iš tikrųjų dar buvom filme tam Šeima į gamtą. Tiksliai, tai mes norėsiu temą. Nuvarėmės į tą filmą ir mes po to filmo grįžom, jo mama buvo link pabaigos, atsisukom ir vakar dar prieš miegą sužiūrėjom visą mamą. Aišku, reklamas skipinom. Tai mano kol kas nuomonė yra, nežinau kokia, bet įdomu, ką iš jo tokio prisirašė. Ne, matai, Iveta, kadangi buvo užkuliuose, ji negalėjo būti, su grupe buvo užkuliuose, tai aš jai viską rašiau, kas kaip, kokia metų grupė, kokie pasirinkimai ir taip toliau, tai pagalvojau, kad ir mes panaudot galėsim. Dviejų gal linių nepasirašiau, nes Iveta pabaigė savo koncą su grupe ir aš jau paskui išjungiau, žinai, labai laukiau tik Ivetos. Tai žiūrėjau 6 valandas, mama, iš pradžių raudoną kilimą. 6 valandas truko? Ai, tai čia 7 valandas. Tu čia žiūrėjai su visu... Su raudonu kilimu man buvo įdomu, kaip kas apsirengė, kaip žvaigždės atrodo. Nu ir kaip apsirengė? Nu ką, žinau, sąlyginai, už mane geriau. Tai tik negaliu pasakyti. Ai, visi geriau buvo apsirengę. O matai Mangirdo video? Kažkas yra matęs Mangirdo virtuvėlės video. Kur apie žvaigždės komentavo ir jų stilius. Labai populiarus dabar video. Čia tas čiuvakas su gražiais antakiais? Tas gražus čiuvakas su gražiu Joe Lounge. Mačiau. Tai labai jokingai pasižiūrėt galėsim. Gerai, aš čia vardinsiu, jūs taip arba ne, aš nežinau kaip čia daryti. Gerai. Šiaip jokingas. Davai, tu padaryk šitą visą dalyką žaidimų formatu. Gerai. Pažaidžiam. Geriausia metų grupė. Rokas Jan, Jessicutė, kaip visada. Ai, tu čia su nominacijom, sakai, kas nominuoti, okei. Solo ansamblis, Lilas ir Montvydas. Lilas ir Montvydas, o ne nominiai? Ne, Lilas ir nominė ir Montvydas. Montvydas buvo nominuotas? Tai buvo nominuotas ir netgi grupė. Jisai su Tyla susėdęs. Buvo Montvydas, netgi 2 ar 3 nominacijose. Demokratija. What? Buvo. O ne Baumila ten buvo? Ai, Montvydas. Aš tai neatsimenu Montvydą iš tikrųjų. Aš ir ne. Buvo Montvydas. Nebuvo? Nu, taigi Montvydas su Tyla susėdė ir nebedirbo. Ką tu ten susirašęs? Ne, ten turėjo būti Baumila, žinau. Jisai praeitų metų jaučiu. Montvydas pasirašiau, Rokas Jan, Jessicutė, Solo ansamblis, Lilas ir Gerai, Montvydas. Bet čia grupė, o kodėl Jessica yra geriausia metų grupė? Kodėl grupė yra tenais, jinai turi ten daug žmonių savo. Nu, bet tai ten grupė, jinai yra kaip... Nu, nes jinai sako, kad yra tipo Jessica Šai ir grupė. Jinai nori 2 taures imti vieną vietą, ne? Taip palai rašytoja, taip pat jie. Nu, ten labai daug žmonių dirba prie jos. Nu, žodžiu, metų grupė laimėjo Jessica. Taip, laimėjo Jessicutė. Ir šiaip, man atrodo, Montvydas tikrai buvo. Gerai, jeigu tau buvo
Montvydas tai gerai, mums tai nebuvo. Daleiskim, nu. Nu, Pakomentuokit, jeigu jūs chebra. dabar, tai Pakomentuokit. aš atsiprašysiu, jeigu jūs tiesą sakot, bet man atrodo, kad Montvydą nu aš nesąmonį nerašiau. Aš čia paguglinsiu. Gerai. Elektronika dabar buvo. Antras variantas. Buvo Giovannis, Kyla vėjas. Čia tas, kuris išėjo iš Katarsio, man atrodo. Kyla vėjas buvo. Somovas, Pijus ir solo ansamblis. Elektronika buvo. Tai solo laimėjo. Solo laimėjo. Solo ansamblis laimėjo. Bet ar manot, kad teisingai? Kodėl ne Giovannis, pavyzdžiui? Kodėl nemanot? Nes Giovannis, mano galva, per šitos metus paleido labiau remiksus ir sugražino senus gabalus. Tai 2000-ųjų. Pagyvino ir jis nesukūrė savo nieko. Man atrodo, per šiuos metus. Čia labiau buvo tiesiog, kad jis... Kaip projektas buvo. Jis sukūrė, naujai perdarė gabalus, bet jis nesukūrė nuo nulio nieko, man atrodo. Per šios metus tai atrodo, kad solo ansamblis daugiau padarė savo indėlio kažkokio. Per šios metus, nes jie ir albumą išleido, ir jie dar ir klipą metų geriausią, man atrodo, turėjo ir Meilės mašina aplamai ten kažkaip ne metų daina tapo. Ne, solo ansamblis kosminį metai. Dėl Meilės mašinos. 4 ar 3 statulėlės pasiėmė, tarp kitko. Tai... 3. Wow. Jo. Giovannis daug yra kažką savo dalykų. Taip, Nu, taip, jisai pasimdavo anksčiau solistę kažkokią, kur tai skaitus jo gabalus. Kad įrašydavo vokalą ir jisai, nu, Taip, turi Giovannis gabalų. Jo, gerai, chebra. Metų pop. Free Finga, Giedrė, Jessica Shai, Rokas Jan ir Vaidas. Va čia jau Vaidas Baumila yra. Čia Giedrė nelaimėjo? Giedrė laimėjo, jo, bet aš biškai nustebęs buvau. Nu, Giedrė super atlikėja, labai daug metų yra. Mano labai patinka. Ir šiaip super. Bet žinok, man atrodo, visų mamom jinai patinka. Šitas yra, žinok, Paulinos mamai patinka, mano mamai labai patinka. Man patiko jos dainos. Man asmeniškai nepatinka. Aš žinojau iš seniau ją, nu, tipo kaip atlikėja tokia, bet labiau undergroundinė gal kažkokia. Ir dabar tuos kelis hitus, kaip jinai paleido, tai man patiko. Nu, tipo, gal aš ten neklausyčiau, ten pats įsijungęs, žinai, bet tikrai neskipinčiau. Ir man kas patiko jos ta daina, kad apskritai žodžiai tokie, nu, nebanalūs. Kas yra keista, taip apskritai, nes tu, kai lietuviškai klausai dainas, labai dažnai būna banalų žodžiai. Man patiko labai tas konceptas tos vienos dainos, kad jie pasako, kas būtų, jeigu Dievui būtų gimus dukra. Ir aš to niekada, ir taip pagalvojau, blemba, čia geras šiaip... Čia filosofinis reikalas. Geras tas dalykas. Ir pagalvojau, kas iš tikrųjų būtų, jeigu Dievui dukra, žinai, būtų gimus. Gal nebūtų karų tiek daug visų. Nu, bet čia jau kokia ta religija būtų. Gal nebūtų viskas taip į vyrų, nu, ta... Kas būtų, jeigu būtų? Patriarchija, žinai. Gerai, kad Giedrė patinka variantas. Ką metų popą? Aš labai džiaugiuosi, kad kažką laimėjo. Čia metų pops? Metų popas, jo. Ką aš žinau, mano galva Jessica galėjo vėl laimėti, bet koks skirtumas. Metų popas, tai čia tipo kas iš popino ar pop? Ne, pop stilius. Jo, metų pop stilius. Okay. Čia ne proveržys. Aš tai labai norėčiau, kad Rokas Jan gal kažką turėtų. Tai tau skauda dabar, ne, kad jis laimėjo? Ne, aš pasakyk, ar tau skauda. Ne, ir aš buvau jo koncerte. Patiko, fainai. Aš jam dar parašiau, jis neatrašė, tai dabar nepatinka. Tai keista. Gerai, toliau. Nebijok, tu turi daugiau sekių. Einam prie tavo pusbratkio. Metų hip-hopas. Mano pusbratkio. Purito, Lilas, Mamis, OG Version ir Proflame. Nu, tiesiog gal šukuosena ir barzda. Nu, tai tik dėl to ir panašus iš jį, visi sako. Bet man aš nepanašus. Aš tai parašiau dar įvetai 3 draugai, va čia tai sąstatas turėtų būti, nu, tipo jiems. Tai jie ten buvo, bet vis tiek nuskynė Lilas. Nuskynė Lilas ir Inominė. Tai aš mačiau dar story, čia, ar ne, nu, turbūt, kad OG įsikėlė story, kad kas čia per, kaip ten? Kas čia per metų hip-hopas? Kas čia per hip-hopas? Ne, Bibis, ne hip-hopas, kažkas tokio. Serialų muzika. Ką? Jis pavadino serialų muziką Lila, ne? Man atrodo. Aš mačiau, groja per Gaujų karus Lilas, tik tais, taip. Man aš labai norėjau, kad Furito paimtų iš tikrųjų, man labai tokia alternatyvi, nu, gražiai varo. Aš taip džiaugiuosi, kad Lilas laimėjo, kad iš vis kam jie buvo įsiskyrę, nustoja kurti, aš nežinau, bet man Lilas jau senais laikais labai patiko. Ne, kam jie įsiskyrė, klausimas. Kad sugrįžo dėl Šaibų, tai normalu. Norėjo kažką galbūt kito veikti. Jie, žinai, kaip sakė, mes sako, viską pasiekėm. Jie tada sakė, mes jau čia viską pasiekėm, jau čia nėra kur daugiau skintis kelių ir tipo padarysim viskas. Ir tipo baigiam čia 10 metų užtenka ir kažkas tokio. Ir Lilas dar barą atsidarė savo kažkokį.
Buvo. Ir ten nežinau, ar jis laikė, ar neįsilaikė. Vinilo, baras. man atrodo, vinilo Labai baras sunku. buvo. Ir... Savo barą aš apskritai. Tai taip, bet kokį verslą sunku, Vilniuje. Nu, tas labiausiai, tai hospitality atidaryti industrijos kažkokį verslą labai sudėtinga išlaikyti ir nu, labai rizikinga. Tai būtent. Dabar Lilas nėra kiti- kažkoks kiti- influenceris, kad galėtų labai išreklamuoti. Kiti, vat, pavyzdžiui, populiarūs žmonės turi pinigų ir galvoja, nu, va, reikia barą atidaryti, ten žmonėsgi perka gėrimus, bet, nu, tipo, nesuvokia tų dalykų. Čia Visiškai. dar Kaip ir reklama. Katleris, tipo, atidarė tą savo... Kebabinę? Metų kebabinę. Nu, čia buvo failas. Nu jo, irgi, va, tai Kai žmogus po to visiškai kai nežinantis- supranta, kas yra. Apie tos verslas. industrijos verslus, nežinantis visiškai žmogus, kai atidaro va, tokį verslą, tai labai jokinga. Tai va, taip ir gaunasi po to, tai va, aš dėl to džiaugiuosi, kad Lilas nuskynė, nes albumas man jų ahujenas, Frankensteinas kaip daina man žiauriai gera. Tai nežinau, aš tai džiaugiuosi, kad hip hopą laimėjo būtent jie dėl to, kad nes jie be autotune bent dainuoja. Aš seniau labai lamėgau, labai daug senų ten gabalų buvo. Išgama labai geras. Išgama geras, jo, 2.14, 2.15, 2.16. Nu tai čia Karina, visi tie gabalai. Taip, Išras man taip. pasaulyje ir panašiai. Ir paskui dabar tai visiškai neklausau. Tai paklausyk senis, Ne, pamatysi. ne, jis dar kai solo ėjo su grupe, simfonija. Solo aš neklausiau, nepatiko. Aš klausiau ir man visai zaibys buvo, nes Lilas dainuoja ir kitoks šiek tiek stilius. Man nelabai. Nu žodžiu, nesmė. Nu. Gerai, grįžtam. O tai kodėl hip hopas Džindži sindikato nebuvo? Jo, aš tą patį klausimą Man turėjau labai irgi. keista. Kad jie nieko nekuria. Gerų yra dabar naujų. Kuria? gabalų. Kuria? Repo pajėgos. Jo. Kažkoks man- gabalas, ar ne, yra? Kažkoks jo, tipo. Ok, aš Tada- suklydau. Čia suprastėjo situacija, kažkaip, ne, repo situacija, kažkas tokio. Jo, Va, Jo. žinau. Jo, Mes jo. klausom sindikatą. klausau šitą. Mes irgi. Čia aфиgena daina. Mes į koncą varysim, tarp kitko dabar va sindikato kovą. Nice. Tai... Čia speciali operacija patikrinti repo situaciją. Taip, tai... Aфиgena. Kūrė jie tų dainų, bet jie matai, kadangi albumų neišleido, gal dėl to jie nebuvo nominuoti. Aš dabar taip spėliočiau, nes turbūt visi kiti nominantai albumus išleido per praeitus metus, žinau. Aš taip Jo, spėčiau. man atrodo, kad jo, turi. Turbūt visi albumus paleido, tai taip ir Bet gavom. ta nominacija vis tiek galėjo dėti, nu, tipo, vis tiek leido dainas, nu, žodžiu. Neaišku, kas ten renka, žinai. Kas O kam- šiaip dar kas ką hip hopė renktųsi. buvo Mamis iš Klaipėdos, tai gal žinai? Buchaliuką? Kas? Mamis. O kur tėtis buvo? Aš gal, Ne tavo aš gal pagalnikus nežinau. Ok. Metų rokas. Rokas Jan. Abi, turbūt taip reikėtų sakyti. Abi, jo. Ba, jauti, katarsis ir mėlyna. Ką manat? Aš esu šiaip didelis roko fanas. Arčiausiai turbūt, kas man patinka iš šitų nominantų, tai abi. Nu, bet man lietuviškas rokas biški per daug... Skystas. Monotonijos daug. Tipo, Depresuha, ne? nu, nežinau, monotonijos daug. Tokių kažkokių... Pavyzdžiui, ant kitų būna riffai kažkokie, va, tokie, kur išgirsti jau tą riffą kažkokį ir jau žinai kokia daina, o dabar visi tą patį varo, tipo, ir tiesiog ant viršus lyriks, man taip atrodo, kad užsideda. Nu, jo. Nuskiriasi nuo užsienietiško to roko. Dar Žinot, Ne, kas yra- laimėjo? yra- mes labai- klausom, pažiūrėjau, Ba, kas laimėjo daugiau, tai Ba kiekvienais metais laimė. Yra tikrai gerų ten tų gabalų ir panašiai, ir viskas gerai, ten ir su basu visais, bet man, vat, pavyzdžiui, asmeniškai, kad klausyti galėčiau, tai reikia kažko biškai, gal agresyviau aš mėgstu to tokio. Jis Nu, gal sakau, toks švelnus rokas, aš taip Man tai irgi kaip buvo Ganzai. Man reikia, kad Guns N' nusiplėštų Roses, marškinį, AC/DC. nu, tokį link metalo gal. Bet seniau tai peldosi, ba, vienas daužydo gitaras, šokdavo Nu, tai vat nuo, labai faini. staklių. ir Man taip reikia toliau. tokio rock'n'roll, žinai, kad galėčiau iškelti, va taip. Va. Nu, kažkas iškėlė? O ne, žinai, va Vakar. taip, va, žinai, palinguoti. Kažkas iškėlė vakar taip. Nu, iškėlė, nu ką. Nu jo. Ba Nu, tai, laimėjo, žodžiu, tai kad Ba, kiek, 7 metai iš eilės laimė roko grupę, ne? Galimai, bet Nežinau, buvo kiek- šiaip bet gerų tikrai variantų. laimė. Nu, tipo, be Katarsio dar. Nu, mėlyna, jauti, abi, tipo, cool, geros irgi grupės, nepamirškim. Ne, nieko nesu. Aišku, jaunimo daug klausų ir panašiai, bet Nesakau, nu, ne. nice. Gal tik trūksta, va, rokui, va, hitų kažkokių, va. Kad kiekviena grupė bent jau Turėtų aišku, po kažkokį hitą. iš naujų, Jo. vat, kad ir naują hitą kažkokį paleistų. Nes dabar gera muzika, bet va, tokio hito kažkaip nepaima. Jo, hitų reikia jau. Nu, Nu, bet čia bet kokiai grupiai, žinai, dar reikia hito, nes būna dažniausiai grupė stilios, vieną hitą iššauna ir paskui eina tiesiog. man, pažiūrėjau, Katarsis dar kol nevažiavau į Euroviziją, aš jau juos tada žinau, nes Aš jie ir turėjau aš vasarą, klausydavau. galvoj minoras. Jo, Va va ten, ten- va, hitas jau. va Ten, ten man hitas buvo, ten jo. yra hitas. Taip. Ir ahuiena daina. Aфиgenai. Jo, tai va ten yra hitas, o dabar man, kad jie čia nominuoti rokė, tai koks man jis rokas, man jie nerokas. Jie labiau alternatyvus rokas, kaip jie sako patys.
Tai... Nu, bet tai vis tiek rokas. Iš vis, man kas su mamos apdovanojimas yra, kad kiekvienais metais, kad ir kas išvažiuoja į Euroviziją iš mūsų, visada bus nominuotas mamo ir laimės kažką. Visada Silvester Bell tas pats laimėjo, Rūpai tikrai tie patys buvo laimėję, visada laimėjo kažkas ir va šitas yra visada nuspėjimas dalykas. Nu, bet čia yra, tu išrinktas Eurovizijai, tu esi ten Lietuvos geriausias šiuo metu Eurovizijai, tų metų, žinai. Nu, žinai, ir daina būna. Ką reiškia, tu Lietuvoje esi geriausias? Tu tik dėl to esi tas, nes dalyvaus taim Aistė Pilvelytė ir panašiai nedalyvauja jokie normalūs atlikėjai ir tu nesi geriausias, tiesiog tu esi geriausias tarptų atrankoje. Aš tai žinok, aš tai palaikau Aistę, aš tikiuosi, kad ji kažkada laimės. Ir nestabdykit. Aistė, jeigu girdit mane, nestabdyk. Aistė Pilvelytė. Mylim. Jinai neturi kompiuterio. Ne, Pilvelytė. Jo, nelaimės nieko, nu tai esu. Aš kažkuriais metais visai sirgau už ją. Bet, va, matai? Bet buvo antroje vietoje. Tai čia kuriais 2006 metais, kai leis savo dainavo, ne? 7 metus gal. Nu tai leis savo dainą, kai buvo, tai ir aš sirgau. Kažkokia gera buvo. Nu tęs toliau tas nominacijas. Alternatyvi. Bet dabar, kodėl, pavyzdžiui, tą Aistę nuėjo tą Euroviziją, tai visiškai nesupratau. Šūdina daina, what the hell. Taip pat tu ten 20 kartą varai ir tu negirdi, kad lieva daina. Jinai negirdi. Ir iš jūs girdėjai, kad tas gabalas ten realiai AI sukūręs tą visą gabalą yra. Aš žinau dabar. Žodžiu, alternatyva. Alina Orlova. O Mėnulyje nėra mokyklų. Žinot, Alina. Yeah. Žinau dainą. Vilkitskytė. Dabar prie kiekvieno, kai sakysi kandidatą. Jo, padainuok. Jo, padainuok kažkokį žinomą gabalą. Gerai, alternatyva. Nu? Tai Alina Orlova, Vilkitskytė, Ribaitis. Tai dainuok. Ne. Ribaitis. Ar aš čia taip ištariau? Ribaitis. Jo, Ribaitis. 20-osios orkestras, aš čia taip... Koks vardas, Kristijonas ar Kristupas? Nežinau, aš... Ribaičio apžora gabalas, visai geras. Po vieną. Čia tas Norvegas, kur laimėjo Euroviziją? 20-osios orkestras ir Monika Pondziūtė. Atsiprašau. Atsiprašau, aš čia taip greitai iš Messengerio. Monika ir pakeitė čia karačią savo stilių dainavimo, išėjau. Tai labai ir Instagramą naują susikūrė, visiškai save rebrandino. Čia po Ajavaskas? Nežinau, čia gal po to, kai atsirado... Čia gal po to, kai atsirado Jonatano Mimsas. Aš dabar žinai, kad matau, kad žmonės tipo nuvaro į Braziliją, padaro Ajavaską ir viskas. Naujas Instagramas, seni nauji draugai. Ašvagandą visi vartoja ir viso. Ką Vilkitskytė laimėjo? Nu, tai Vilkitskytė, taip. Verta, visiškai. Nu, tai padainuok jos gabalą man. Aš labai seną, sujauti labai mėgstu jos gabalą. Tai padainuok. Negaliu, neprisimenu nei vieno. Copyrightas, seniai. Sako, labai mėgstu, bet neatsimenu nei vieno žodžio. Ne, nu tai čia on the spot, žinai, neprisimenu. Patalai. Jos hitas ir patalai šiaip. Patalai gražus muzikinis klipas. Man patinka, kai mes apsimetam kažkokiais muzikos ekspertais. Tai o matai yra, tai turi FL studio nusipirkęs. FL studio. Pas tave gabalą įrašyti. Jo, atvarysi? Noriu roko, jo. Nice, bet tu nemokėsi, seniai, sudėlioti. Aš kol kas nieko nemoku, bet aš tave išgirsiu. Reikia, nu matai, reikia, kad pasimokytum iš pradžių vokalą sutvarkyti. O, miksas brangus labai reikalas šiaip, miksint. Taip, bet tai tu ir pirksi? Jau padaryti viskas. Jūs paleis ir viskas. Metų proveržis. Po 2 metų mamai sėdi su FL studijo, kur prisimokęs. Nu, da. Čia būtų svajonė. Ir dar kaip tik skaitų, dar metų proveržį jisai. Palaikytumėt? Ja, tai jo, tai ką daryti? Ne, šiaip jeigu gera daina, aišku. Dėkui. Bus kažkada. Tai kai bus, pasakysim. Metų proveržis. Adriba. Su vieta darys? Ar gal Adrina, atsiprašau. Adriba. Atsiprašau, aš labai greit rašiau. Adriba. Atsiprašau. Adrimba tau kažkas ar nedrimba? Adrina, Dargana. Trečio nespėjau parašyti. Neužsirašy. Montvydą, blėt, kažkaip suka spėjusi rašyti. Bet jau čia nespėjusi rašyti. Bet man atrodo, kad Montvydas ir buvo, sorry. Atsiprašau, trečio negirdėjau. Reikėjo sukurti tiesiog iš galvos dabar. Neišgirdau trečio. Katarsis ir Paulina. Kas galėtų būti tas trečias metų proveržis? Kas galėtų būti? Žemaitukai? Ne, Žemaitukai ne. Labai daug metų daro. Kas, kad labai daug metų daro. Adrina jau mažai daro metų, ne? Tai Katarsis buvo. Katarsis yra. Adrinos jau važiavo, karočią, prieš 3 ar 4 metus, kad pizdinta muzika. Jau jinai nuo tada jau buvo žinoma. Tai žinau. O dabar įdėtai metų proveržį. Tai Žemaitukai negali būti, gali. Jie pernai laimėjo, bet Žemaitukai proveržį.
Jo, šįmet. Laimėjau. Ko tu neužsirašęs, sakyk? Trečio neužsirašiau. Po dar gana. Nu, nesvarbu. Tai aš galvau, kad Paulina 100% turi imt. Tipo milijonai. Tu neužsirašai Black Spikes. Black Biceps? Black Spikes. Čia metalo mergų grupiai. Žinau. Tos, kur irgi atliko dainą. Jo, blema, Paulina tiek hitų visokių išleido. Kosmosas. Praktiškai antra Jessica Chastain, tipo. Net Ir kad kai kurios proveržė dainos daugiau. labai keista. Nu, žodžiu, nesmė, kad Tarsis ėmė. Paulinos balsas geresnis už Jessica šiaip. Nu, tai balsas balsų nelygų, žinai, bet, ta prasme, nu, tipo, hitai, tipo, visiškai. Tipo, visi klauso, tipo, visi žino jau, kas yra, nu, gan per porą metų, žinai, čia taip iškilo. Ne, čia dabar... Nu, čia proveržis. Ir kad proveržė Šie metai jos nebuvo buvo labai stipriausi metai kol kas. Iki dabar, žinai, buvę, bet kas laimėjo tą proveržį? Katarsis. Ir aš belekiek žvengų uždėjau. Sorry, nu tai tiesiog. va, dėl to ir laimėjau, nes Eurovizijai buvo. Tik dėl to ir laimėjau, nes Eurovizijai buvo. Nu tai dėl to, nes... Nu, yra kaip yra, bet aš šau 100% Nu, turi Pauliną imti. tiem Katarsis, žinai, šiais metais labai užsienį, kaip, man atrodo, turą kažkokį netgi darė, tai kas buvo, nu, retas dalykas Lietuvos atlikėjų, kad varyti užsienį, ateitų ten žmonės į koncertą, grinai užsieniečiai, o ne emigrantai, žinai, kažkokie ten Peterburė, žinai, tai tas gal... Na, jo. Nu, kas mes tokio, kad... Nes iš tos Eurovizijos jaučiu vienintelis apskritai per tiek metų gavo užsienio fanų. Jo. Kas dar turi užsienio fanų po Eurovizijos, kas Lietuvoje dalyvavo? Ovidijus Niekas. Vyšniauskas gal. Mažytė mano... Dantų nesivalė. Davai, varyk, toliau. Užmirš, prašau. Tas skanų penio. Jo galą. ne, bet žinok, kažkada per vienas apdovanojimas, man atrodo, ta daina groja. Ir šitą versiją? Ne šitą versiją, originali versija. Ir man pirmas dalykas, ką norėjau. Nu, tai visi dainuoja tada iš karto. Nu, varyk, toliau kas. Žodžiu, metų autorius Jessica, Faustas Venskus, Karolis Labanauskas, Linas Trockis ir Paulius Jesiūnas. Tai Paulius laimėjo. Paulius laimėjo Žemaitukų, tarp kitko, irgi autorius. Ne tik ten daug. Ne tik daug turi. Čia nekomentuosim, nes, nu... Džiazuis ten dar kažką. Dainų Matyt, rašytojai pagal čia per- kažkas. Bet jisai gatavas atėjo ant scenos. Atkreipi dėmesį. Ten visi Blemba, gatavi seni. linksmai. Ten visi Linksmai gatavi sekės. seni, ten atsuka kamerą, pusę tušių kėdžių, ten stovi prie alaus, kaip ir... Šiaip nežinau, prie žiauriai bananų liūdna, sovietų net laikais. prikviečia belekiek influencerių, tipo, ir pohai tą muziką. Neįdomu, na. Nu, tipo, Tuščias blemba. kėdės, what the hell. Tipo, eina, nu gerai, aš Buvo nežinau, ką ten- prie Giovanni, prie seni 8 laisvos kėdės, jisai vienas sėdė. Nes jis nu atlikėjas, jis tipo... Žinau. Nu, žodžiu, ten biški set buvo, bet, nu, yra, kam yra svarbiau kažkas. Man nepakvieskit, aš išsėdėsiu. Aš irgi sėdėčiau. Reikia. Išsėdėčiau. Tai jis niekada nekvietė? Jie kvietė. Yra kvietė, ta. Tai turėtų jį kviesti, jei Goda problemą kviečia, tai nekvies jo. Ne, Ne, Goda yra. problema nuėjo kaip +1 nuo Norberto. Ai, ne gal vis dainas su Norbe, ne? Bet aišku, mane irgi kviečia kaip +1. Aš Jo, jo. negaunu to, blėt, iš tylos darau. Ne. Tai kas tai kvietė? Nesvarbu, koks skirtumas. Ne, tai pasakyk. Nebebendraujam jau. Nu tai gerai, nebebendrauju, bet pasakyk, kas kvietė, nu. Ai, tu na, nenoriu aš tau sakyt. O Arnai pasakytum, jeigu jis paprašytų? Ne. Kas Mane aš vis laik dabar vis vieną galvoju, kaip kas- duhą kviečia, kur neturi, kur atsimazina kažkas ir mane pakviečia irgi. Tai čia nėra kaip duha, tiesiog čia tuo momentu geras ryšys ir tiesiog iš solidarumo ir iš draugiškumo, tau iškart kaip duha, skaityk, Nu, toliau, skaityk. nenervavęs. jo. Jam nepasakiau, iš karto susiparino. Skaityk. Taigi kitą tu tik- kartą pasakysiu. skaityk, tu tik- Metų klipas. Nu, Ba, Giedrė, Jan, Solo, Vaidas. Solo laimėjo, su ne? Meilis mašina. Žiauriai geras klipas. Jo. Nu ir Ba laimėjo kartu su Solo. Man patinka, mašina. kad Lietuvos kūrėjai, žinai, pasistengia ant tų klipų irgi. Neuždeda tiesiog viršelio kaip kiti. Viršelį uždeda ir klausyk muziką, žinai. Nu ir Ir bet- klipą padaro kažkokį. Aš, Tada kažkaip vizualas tas tau persiteikia ir su ta muzika, žinai, labai fainai. aš turėjau tokių Laimėjau insightų. Greičiau laimėjau Despotin FM ir geras klipas tas buvo Jo. greičiau. Buvau keletą insightų gavęs iš tokių videomakerių, tai klausiau apie keletą klipų, irgi garsių grupių, bet nesitikėjau, kad tokias didelius pinigus gali vartyti. Tai sakė vienas klipas ten apie kiam štukų. Tai matėsi iš kokybės, ta prasme, tu ten žiūri kaip filmą, kažkokį trumpą metrą. Jo, labai, Ten, wow. Kai kurie ten seniai filmą padaro už 10 štukų Lietuvoje. Seni pala, kiek buvo biudžetas, čia ne į temą.
Paranormal Activity, 200K. Lemba, tokius info nesinešioju. Ir 300 milų uždirba, man atrodo, boksas. Gali būti? Wow. Tai solo ansamblis laimėjo. Taip, Verta? taip. Ok. Tuoj. O... Čia jau nesirašiau. Ai, čia neparašiau, kad Čia aš Vaidai jau užmigau. su įnėrais pizda. Čia į tualetą nuėjo. Ne, nu, tipo, Vaidas rodo, blėt, įnėrus blogai dainuoja, per daug dainuoja. Kam Nu. tu čia- Apskritai- o tai kam tu timestampus rašeisi, kas kada va tokią nesąmonę padarė? taip. Apskritai kažkoks garsas man jau keistas buvo, tipo. Buvo kažkokia, tipo, kažkas dainuoja, tipo nutrūksta, vėl atgal ateina, tipo, garsas. Jums ten buvo? Buvo, jo. Paukštaitytis pasirodėme, iš tikrųjų jautėsi kažkas, kad... Tai jo, bet dar prieš tai, kad kažkaip dainuoja, pist išsijungia, girdisi, kad dainuoja, tipo, Čia viskas? iš kito mikrofo, Tai kur kitos šokinėjo nominacijos? tas Vaidas garsas. padainavo, mano mažytė padainavo ir viskas. Ir Vaidoto irgi kažkoks garsas buvo keistas, tipo, aukštytytės irgi. Aš biškai nesuprantu, kur kitos nominacijos? Tai viskas, jau, aš viskas išjungiu. Ten tikrai buvo ir top 40 nominacija, atsimenu Taigi tokia. pirmoji. Buvo pirmoji. ir tradicinės muzikos nominacija, tikrai atsimenu Tai tokia ką tu buvo. čia užsirašei, Metų atlikėjas tikrai buvo nominacija. 3 valandų Metų- ar 4 valandų. Metų albumas buvo tikrai nominacija. Metų grupė. Jisai čia seniai pasirašė jau. Nu, palatai, gal kažką. 4 nuskipino. nominacijas pasakęs. Nu, 4. Sako, žiūrėjau 7 valandas, žiūrėjau viską rašiausi. Senis, taigi sakė, kad jisai negali Sako, normaliai. kadangi Jisai scrollint Iveta pačioj pradėjo. pabaigoje pasirodė. Jis viską užsirašė iki to momento. Ir aš dabar pažiūrėk, kiek dar nominacijų išvardinau, kurių negirdėjau. Dar čia. Ne, tikrai, top 40 buvo pačioj pradžioj. Aš net nesirašiau. Nu tai gerai, jo tradicinė muzika buvo prie pabaigos, tikrai atsimenu. Ne, Metų albumas. Pabaigos nežiūrėjau. Metų grupiai. Nu, sakyk, dabar tu pratesk. Nu tikrai nepažiūrėjau, iki 11 O, žiūrėjau. čia keičiam temą, Tradicinė, tai atsimenu jo. Tradicinės muzikos buvo nominantus, galiu pasakyti. Buvo Adrina, Žemaitukai, Inga Jankauskaitė, Mantas Jankavičius, Martynas Kavaliauskas. Ir Mantas Sinkavičius laimėjo. Jo, Neužsirašiau šitą. man tai jisai čia Ai, neftemų. Biškai prie šitų, man tipo tradiciniai netrodo. Nu, O aš tipo, šio dainos negirdėjęs kokius 5 metus, tai tikrai. Nu tai va būtent, tai Nesurado. kaip iš jo laimėjau, tai ir jisai iš visais namų buvo išvaręs, jis neatėjo, bet sim apdovanojimų, jis namų išvarė. Jis sakė, jeigu ritmą tvarkos, jis išvaręs, kaip namų ilsėtis. Jis jau viskas buvo išvaręs. Turi iki 10 eit. Jo. Ne, nepasirašiau daugiau. Tai sorry. jau supratau, ta prasme, ne iki galo pasiruošta, tai tikrai. Tai dar pasakysiu, kad metų albumą laimėjo Lilas, tikrai atsimenu. Metų albumas yra Lilu, naujas šitas. Tai labai geras albumas, paturiu paklausyti, jeigu laimėjau metų albumą, reiškia geras albumas. Ir iš tikrųjų geras, Frankensteinas geriausia daina. Aš galvoju, kodėl aš neužsirašiau, tai Iveta išėjo ant scenos, jau tada viską žinojo, tai nedokumentau toliau. Jo, bet supranti, kad po Ivetos jau tik tais vienas apdovanojimas buvo likęs, o tu neužsirašęs minimum 4, ką aš išvardinau. Vienas. Vitražas buvo paskutiniai, kurie pasirodė. Žodžiu, nesvarbu. Metų metalo neužsirašė, jo, kokios Nu. grupės buvo metų metale. Oi, aš ten, man neįdomu buvo. Tai kodėl neįdomu, pasakyk. Neįdomu buvo. Nu ką, aš žinau, nieko nežinau, nieko neklausęs. Nebuvo įdomu. Nu, tai man. ko dabar tu sėdi kaip ablavonas apsirengęs? Kas yra? Kodėl nepatiko? Ne, nu, tipo, ką, žinau, Nu, gal blemba, ir gerai, tas- kad nepatiko. Gerai, sorry. pakalbam apie tą atsiemimą, tipo, tos grupės. Aš kažkaip suprantu tą, kad alternatyva, čia metalas yra apie tai, kad, žinai, tu prieš pasaulį, prieš viską, čia visi fuck you, taip toliau. Nu, bet, nežinau, kaip ir džiaugiasi, nežinau, čia gal reikia kažką labai suprasti, bet kaip jums tas atsiemimas. Man tai Kam čia tai fuck? kaimiška biškai pasirodė. Kaimukas. Nežinau, būtų 20 metų, sakyčiau, blėt, jaunimas juda, tikrai čia nori būti, wow. Tai kad jiem ne 20, jiem ten plus 3. Nu, tai sakai, Tai būtų. dar sakau, sako. jeigu būtų 20 Būtų. metų, dar pateisinčiau, bet dabar toks, nu, tipo, okei, davė apdovanojimą, čia vis tiek niekam nerūpi, piskit nahui, nu, tipo, tipo, nežinau, ne. Nu, Nu, nežinau, aš taip, niekam. aš tai bandau suprasti, nes, nu, tipo, jie yra toks rock'n'rollas, čia... Metalas, ne rock'n'rollas. Ne, nu, rock'n'rollas Nu, nėra rock'n'rollas okei, kaip supratau, ką grupė, turi bet, omeny. tipo, rock'n'rollas yra, kai, tipo, išsidirbinėjai, ten taip toliau, hard rock, hallelujah, whatever. Ir kaip ir bandau suprasti, bet
Bet Kol- Nes, nesuprantu. pavyzdžiui, per koncertus tai metalo, tai ten jie daužosi, tipo, kai kurie. Tipo. Lupasi, daužosi, ten šeria, ten, nežinau, ten nusimauna kelnes ant scenos. Ten. Šeria, parašus viską. Jo, nu, tipo, tai jie dalelį to gal ir parodė, kas gal ir normalu, kaip ir yra jiems, žinai, čia labai mažai jiems, va, ten fucką parodyti, čia mažas. Čia niekas, jo. čia Keista, jiems kad pimpalų niekas. neįstraukė ir Nu. helikopterio nepadarė kažkuris iš narių, žinai. Tai, jo. Nu, Bet apskritai, šiaip, vat, dar yra, man, žinai, kai pamačiau tą pasirodymą, nu, tą atsiėmimą, pagalvojau, kad kiek daug tokių alternatyvių žmonių, kurie atstovauja tokią alternatyvą ir kitų tipo negerbė apskritai. Tipo, jeigu tu normalus, tai tipo tu duha šlepia, žinai, lavona, žinai. Ai. Visi turi, čia mes kečiausi, mes išskirtiniai ir panašiai. Ir tada kažkaip pagalvoju, blemba. Prisiminiau istoriją, kai norėjau ten varyti irgi, aš, nu, blemba, čia irgi ilga istorija, bet, žodžiu, dariau lietuviai, kurie gyvena Olose, aš ten norėjau varyti pas tos, nu, variau, bet norėjau šiais metais antrą dalį daryti, ten daug lietuvių yra, kurie gyvena tuose Olose, man įdomius tai hipiai, ką jie ten veikia, kaip tai kokia ten kultūra. Ir ten tokie lietuviai, žinai, atrašė, nevaryk čia, tu čia sugadinsi viską ir taip čia žmonės atvažiuoja ir taip toliau. Ir tada pagalvoju, tikras hipis, kuris, žinai, yra draugiškas ten ir tikrai vat, gyvena vat, ta taika ir taip toliau, jisai kaip tik priims tave, sakys atvažiuok, čia man niekas nepriklauso, čia ta ola yra visų ir panašiai. Jo. Ir kažkaip pagalvoju, kad daug va, tokių tipo nišinių žmonių yra fake labai. fake. Jo. Kad tipo, nu, trūksta supratimo to, o kai tu atstovauji tą alternatyvą, viskas su to gerai, kiti žmonės tave irgi toleruoja, supranta, kad tu čia tokį stilių darai ir panašiai, nieks nestumė ten. Nu gerai, būna kas stumė, bet tai tau reikia suprasti ir tuos normalius, tipo, o man visada būdavo keisti tie tokie irgi. Nu ten kitaip rengėsi, aš čia kitokią muziką klausau, čia jūs visi normiai. Nu, Turiu keletą tokių žmonių. Nu, Ne, jie, nu, taip, fucking normies čia ir taip toliau. Čia iš vis keistai pasirodė, pažiūrėk, per 15 metų pirmą kartą buvo tokia nominacija metalo. Ir dabar Ir paskutinė. Dabar klausimas, bus kitais metais, darys mama tipo nominaciją šitą ir galvos. Darys, darys. Padarėm ir toks įsileidom keulės į namus. Vis tiek skandalas bus ir taip toliau. Aišku, skandalai reikalingi ir Aš tai biškį. Kiekvienais metais būna skandalas mamai kažkoks. Aš platesnė norėjau tiesiog prasme pasakyti apie tai. Supratau. Aš jo. tendrinsiu dar to dalyko, kad šiaip alternatyvi muzika, jie mažiau uždirba. Tu kartais net negali pragyventi iš alternatyvios muzikos, iš kitokio stiliaus ir taip toliau. Tai nes dėl to kutais visus reikia šerti po to? Ne, aš nekalbu apie tai. Nu, jie galvoja, kad situacija. Jie galvoja, kad, tipo, nu, blemba, tipo žmonės, kurie klausosi ten, kad ir populiarios muzikos, ten net Jessica Shai yra ten duhai, nes, nu, tipo, labai populiarūs ir čia... Kas, kad nori, tas Tokia Taip. pilka minė ir taip toliau, another brick in the wall ir taip ir panašiai, bet trūksta kažkokios tolerancijos ir kodėl žmogus, jeigu jam patinka, negali klausytis to, kas jam patinka. Būtent. Tas vat, keistas vat, iš tokių mažesnių alternatyvas, kad žemina kitus, tipo, kurie tiesiog man gal patinka irgi kažkokia ten populiari dainininkė, populiari daina, kodėl taip negali būti. Nu jo, Nesuprantu iškart to. etiketį pidarastas. Nu, pedikas. Gaidys. Iškart pedikas gaidys, jei tu Taylor Swift fanas esi. Taylor Swift. Nepatinka? Nežinau, nepatinka. Ne, pedikas. Jo. Ne, nu, būna per daug populiarių tokių, kur irgi klausai, bet, nu, nediskriminuoju, nesakau, kad tu gaidys, jeigu klausai. Ai, aš? Ja, nu, Ne, aš kiek per radiją groju ten, tie gabalai aš tai girdžiu, bet taip savo malonumui ne. Bet ir neįskipinu, žinai, nesielgiu kaip elgdavausi, kaip auglys buvau ir grodavau Baby Bieberio ir iškart, neišjunkit, buvo čia ausys ir rūkštim. Čia... Man atrodo, kažkokį istoriją dar girdėjau, kur Tai, sako... žinai, Bieberis duhas! Na jo, va, tais laikais būdavo, kad populiaru, kad ant Bieberio važiuojat ir panašiai ir tai dabar tipo taip nesielgit, augęs žmogus, tai kas groja, tas groja. Tiesiog jisai buvo labai per populiarus, gali būti. Nu, Ir jisai kai tu esi banga, labai tai labai labai populiarus, taip visam pasauliu, nu, iššaukia tokių reakcijų, kad atmetimo reakcija. Jo. Nebūtinai blogas tas dalykas. Tiesa. Aš dėl istorijų, vieną kažkokį istoriją mačiau, pakomentavo labai gerai, kad tie pasisekimai labiau parodo apie patį žmogų, negu apie tai, ką jis sako, žinai. No. Vat kažkas iš tos pusės, tai
girdėjau istoriją, tai va, tu norėjau kažkam, va. Na, rišam tą mamą, Mama, tetė. ta mama, žinai. Iš techninės pusės M1 man labiau patiko. Jo, buvo mažiau kliurkų, montažė, mažiau kliurkų. Nu, aš visą matau tos dalykus. Aš taip pasakysiu tiek, kad mamos vedėjai buvo super. Man labai patiko. Buvo visai kitaip. Ir dainavo atlikėjai. Ką tu čia dabar lendi į šikną? Aš Jisai pasakysiu. nori, kad pakviestų. Nuoširdžiai, tu man pasakyk, tikrai buvo visi geri vedėjai? Visi buvo geri. Man patiko Baumilos Ne, tai bifas palauk, su pažiūrim, OG ne- šiek Aš tai pasakysiu, man patiko, ką jie darė. Nu, širdžiai. Man patiko, kad Nesvarbu, ar pažįstu kažką, bet, nu, tipo, blėt, nu, zaibys. Man patiko tas, kad, pavyzdžiui, nesakysiu dėl kitų, bet kad Baumilos buvo toks edgy, tas toksai personažas, tas vedimas, tipo, ateina ten, pavyzdžiui, apsižodžiuoja ten su OG, dar kažkas, man tas patiko visai. Same. Aš irgi apie kitus nekalbėsiu, bet Baumel man paliko įspūdį kaip vedėjas. Man beko visur veda, man patinka. Jis tiko kaip vedėjas. Žiauriai tiko kažkaip jam šitas amplua. Tik tai jis kažkaip nuo Beko Man buvo patiko, nuskriausta. Kuo daugiau sarkazmo, ironijos galėtų dažniau tai padaryti, nes kartais tai atrodo, žinai, kaip tie radio laidų vedėjai, kur, na kągi, pasižvelkime pro langą. Ne, nu tai sakau, man nepatinka tokie vedėjai, kai būna. Tai... Kaip tiškė. Šiaip nejaukiausias momentas tai buvo, ką Nomeda veikė ten. Kodėl jinai stovėjo tarp Baumilos ir Nombeko 4 Jis sakė, kad palauktų biškį. Ir jinai tiesiog stovi. Jo, tai Baumilas sako, palauk, biškį pabūk. NPC įsijungi režimas, ką daryti. Tas sorry guy ten irgi stovėjo paskui. Arba kur su Aiste bandė atlikti. Kas sugalvoja tokį šūdą? Kas? Aš taip krinžinau, tiesiog va taip užsidengiau, akis net nebegalėjau žiūrėti. Na, yra momentas. Atrodo, kad kažkoks toksai, nežinau, kas ten... Fenomenas. Aštuntokas. Nu tai fenomenas, jis buvo fenomenas, kol jis nepradėjo eiti dabar visur. Man jau pykina. Aktų salės lyga čia toks pasirodė. Tai va būtent, bet dabar visur jis eina, absoliučiai bet kur. Bet kur. Aš suprantu jo tą įėjimą. I don't blame the guy, bet kas ten sugalvojo jį atsivesti ir padaryti ten kažkokį šou, nu realiai, tipo, jau vien patyčios čia tokias gaunas iš jo. Jeigu jiems smagu, jis ne, nu tai jam apie jį nekalba. Atėjo ir šaflina. Jei jis nori, tegul jisai šaflina ten. Ne, tai bet ne apie jį kalbam mes dabar. Bet matau, kad vorai normaliai jau. Jo, biškai gerai. Normaliai vorai. Skilės nori pamatyti. Žiūrėkit, hebra. Iš esmės eisim link pabaigos, bet kadangi pradėjom apie Utmą, aš ir noriu apie Utmą ir pabaigti, ne šiandien Utmą. Tai aš galvoju, aš dabar pasimsiu ragelį, atsidarysiu visas kovas ir davai padiskutuojam, kas jūsų manimų laimės. Kiekvieną kovą. Tai čia trumpai, čia ilgai neužtruksim, tiesiog nuo prelimsų į viršų iki main evento. Aš dar noriu vieną dalyką pasakyti. Ką? Jeigu nežinosiu, nesakysiu. Jo, aš gerai sakysiu dar vieną dalyką. Paskutinės 3 dienas žiūrėjau Jungle Kingą, pavarykit bahūrai. This guy. Nu man aš įsijungiau po 3 metų transliacijos. Bet jau jaučiasi, kad nostalgija. Jaučiasi, kad į galą eina podcastas, ne? Jo, vis dar. Aš žiūrėjau ir man buvo juokinga iš tikrųjų. Nu čia tik mano nuomonė, man patiko apie triukai. Let's go. Kodėl tu žiūrėjai 4 metų senumo šūdą? 3. Nežinau, YouTube'as rekomendus išmetė ir... Taigi jis įsakė nostalgiją. Aš atsiunčiau net fotkės. Jis man buvo atsiuntęs fotkės. Sakau, ant pachmo kaip gerai sueitų. Bet aš nediskutavau nieko, aš tiesiog uždėjau žvengant ant nuotraukos ir tiek. Aš niekad, matai, nebuvau matęs šitų dalykų. Aš tik tokia užsibaninęs visus. Man labai juokinga Petro kova buvo su kažkuo. Tai su kuo, su Maibachu? Su Maibachu kovojo. Su kitu. Kažkokia ten irgi. Ne, ten sukurta Erika čia parašyta buvo ant veido. Ai, tai Valera. Valeriukas. Helikopteris. Jau mes grįžtam per daug apie juos kalbam. Grįžtam. Žiaurus, nu. Personažai belė kokie. Kai Petra teisėjas tiesiog tai palėtė, jis ten kulveršys nusirito. Jis realiai darė tą, kaip iš pat baisiausias, kur išlipo mergaitė iš televizoriaus ir mando mušti laiko už galvos ir skereičioja. Tai realiai čia tas pats, jo, ten palėtė ir nuskrenda. Šiaip Petras yra living meme ir man atrodo, kai jo nebebus, bus nostalgija jam, kaip, pavyzdžiui, Kiešai dabar yra, žinai. Jo, Kiešai tai nostalgija žiauriai yra. Tai mes dabar, kol jį turim, žinai, atrodo, nu, tiesiog TikTok'o ten kažkoks žmogus, bet realiai, kai nebebus, jisai, jis dabar living meme yra. Tai ir Maybachas, aš pažinok, bus. Vis tiek bus, kad ir, žinai, pasiturinys yra šūdinas, literaliai.
Tai, bet vis tiek, Nežinau, man Baibacho nebus nostalgijos kažkaip. Man tai gaila, kad jau Pamatysi, kai kurie, kurie daro Tam laivus, biški jau per daug pergeria ir jau matosi ant veido ir jau ten problemos su sveikata, manau, labai rimtas yra. Tai ten vienas jau mirs, man atrodo, dar ten nežinau, kiek jau ten mirė, 5 kokie jau turbūt, bet jau vienas ten mačiau, kažkoks čiuvakas yra, kuriam tipo kasos nepakankamumas ir ten ar kažkas tokio, kad sakė, nebegali gerti, jisai ten mėnesį tipo kėlėsi kaip negeria, nes jau tipo mirs, jeigu vėl gers. Tai dabar jau kokį mėnesį vėl kiekvieną dieną geria, tai man atrodo, jau ten jisai išsipūtęs visas veidas, žinai, akis ten vos ne geltonas jau. Tai kasą užpildyti. Vienas dantis tik tai likęs. Tai alutį daryti. Tai va turbūt. Tai man atrodo vėl. Gerai, grįžtame prie. Gerai, grįžtame. Čia dabar jau užkūrė. Žodžiu, tai pirma pagal idėja kova bus Banskis prieš Blazič. Tai čia užsienietis turbūt. Easy. Banskis lietuvis, tai jau čia palaikysim lietuvis šitą kovoje, ne, kad ir nežinom. O tai iš kur žinai, kad ne lietuvis, tas kitas gali būti iš Vilniaus? Gali, bet čia vėliavėlė yra. Gali, žinai, bet ne. Tai sakyk, kodėl tu sakai, turbūt užsienietis? Tai kad taip gražiau būtų. Banskis, jis gerą formytę turi, jis iš Kauno, man atrodo, yra. Banskis, nežinau, Lietuvos vėliava nerodo iš kokio miesto. Su Dominyku. Aš galvoju, čia reperis kažkoks. Kovoja. Ta nekovoja, o išparinguojasi, sportuoja su Dominiku. Gal, žodžiu. Irgi aukštas. Logiška, kad čia palaikom Lietuvą, ne? Jo. Tada bus Majauskas prieš Kiudelį. Kiudelis tai tas, kur akordeonais groja fleitukėm viskuo. Su tautiniais rūbukais, kur ateina, žinai, tai? Dabar kaip nepasakyti. Šamanas. Tas, kur man jisai primena Narauską. Praeitą turnyrą, jis prieš praeitą turnyrą influenceriam kaip magas nešiojo kortas. Buvo Reelsai, nematai? Kiudelis. Gedminas. Ką tu čia? Kiudelis ten. Karočią einam. Tai Kiudelis, ane, ar Majauskas? Aš norėčiau už Kiudelį. Kiudeliui sunkiai sekasi. Kiudeliui reikia laimėti Kiudeliui. Underdogas, ne? Jo. Bet tai man čia su tokiu kasytė. Jo. Tai man panašus į Narauską jis labai. Tai Narauskas be kasytės tas bėgikas. Tu apie Australijos bėgiką. Jo. Nes kaip paskai Narauską iš karto mindį. Man panašus į Danielį. Okay. Kiudelis, gerai. Tada Misiūnas ir Matiukov. Blep Matiukov laimėjo ant Bazaro. Danila Matiukovas prieš Rimkenzo luposi kažkada. Jis laimėjo ant Bazaro prieš Misiūną. Žiūrėjai tu konferenciją? Žiūrėjau, aš viską žiūriu. Tai dėl Bazaro laimėjimų tu už Matiukovą? Misiūnas man patinka, bet Lembačkė, nežinau, Matiukov turi gerai pasirodyti. Jis duos paraką. Mano nuomonė su Misiūnu yra, kad ištvermė labai greit pasibaigia. Ten kokiam antro raundo pabaigo arba trečias, tai būna jis pavargęs toksai. Bet normalu. Bet jisai sakė praeitą, man atrodo, kažkuriam interviu, kad dabar būtent ant to dirbs, tipo, ir tai jeigu jis dirbo ant to, tai turbūt gerai turėtų būti. Nes šiaip jis gerai kalasi. Sprogstamoji jėga tai labai didelė. Jo, taigi jis rimku buvo iškinkęs. Buvo. Tai jo, čia toks nenuspėjamas variantas ir man asmeniškai nesvarbu, ar laimės Misiūnas ar Matiukovas. Aš šitoj kovoje neturiu favorito, abu du lietuviai, kuris laimės. Man labai Matiukov pasitikinčiai kalbėjo, toks jis atsipalaidavęs. Tai jisai psichologiškai tvirtesnis atrodo, ne? Galimai. Okay. Ne, aš sakyčiau, už Matiukov man patinka, naujas veidas, energija graži tokia, faina. Aišku, nieko nenuvertinu Misiūno. Gera kova turėtų būti. Ok. Jo, bėgam toliau. Turim Rimkų prieš Durakovič. Ne, tai mes apie ką mes kalbam? Čia Rimkenzo. Jo. Rimkenzo. Čia net neturiu kiek pasirinkimo už Rimkenzo. Viskas. Taškas. Jo, aš irgi už Lietuvą labiau tai. Jo, ir Rimkenzo dabar irgi pakeitęs biškį savo stiliuką. Matei, kad biškį apsikirpo. Mergina tvarko. Barzeliai, Izraeliai dabar irgi panašus jau džimą. Sako, vaikai, gal šeima čia kažką šiais metais, tobulą? Kažką jis jo dėlioja ir šiaip dar sportuoja su broliais, tai gal normaliai. Jam 2,8 suėjo? Aš džiaugiuosi, kad šiaip nusikirpo tos plaukos, nes biškai. Jėzus buvo. Kai Mauglis atrodydavo. Nežinau, ar Jėzus, bet kažkoks...
Tarzanas, jam. Nu toks. Apaugęs. Nelabai jam tiko, iš tikrųjų. Dabar geriau atrodo. Dabar geriau atrodo jo. Nors geriausia, aišku, Bliudelis buvo. Tai čia iconic. Čia ikonika. Čia yra iconic. Jis Jo. šitą stilių buvo atnešęs. Vienintelis jis buvo. Ir su tais laikais, blema, tada tai labai buvo. Ant bangos, tai One Championshipai ir Jo, taip tada toliau. buvo. Bliudelio nepramuš niekas. Gerai, toliau. Levickis prieš Nikolajev. Levickas. Aš ir už Levickį. Šiauliai, gerbiamas Šiauliai. draugelis. Jo. Tada Avlasevičius, Belly Team atstovas prieš Ben Henė. Nežinau, irgi užsienietis. Bet čia mes tik lietuvius ir vardinsim, nes, nu, Nes Jo. daugiau mažiau visi tai bus, jo. Avlesevičius fainas bičias. Avlasevičius aplamai toks wholesome man, Jo. čiuvakas. Jis labai Humble. likeable, atrodo. Jis ateina tiesiog su tais savo guminukais, pasėdi, kažką pilvuką patrina. Toks visiškai nekovotojo sudėjimas, kaip šitas Jokičius nekašioro sudėjimas, Jo. yeah. Avlasevičius nekovotojo sudėjimo, bet rezultatai neblogi. Gerai kalasi. Už Avlą, ne? Jo, Jo. 100%. Blet, jis galėjo turėti, jis turėjo diržą tiksliai, nu jis buvęs Tai jis čempionas. prarado diržą. Tas diržas dabar yra pas tą, kas main event'e dar kovos, jo. Jo, dabar main eventas Pas tą- bus tas, pamiršau. Nesvarbu. Tai ir Daiso šiek tiek jau viskas gerai. Pasnaurį, Pasnaurį, Lukošiūną. Lukošiūną. Žodžiu, kita kova. Narauskas, bet ne tas, kur bėgo per Australiją. Prieš Belmekį. Tai Narauskas. 100%. Nors blema, man po Narauskas po sugrįžimo praeitam turnyre, nu blema, silpnės atrodo kažkas. Bet matai, dėl kojas gal dar jam dar nu, bet sunku priprast. toks, ta prasme, tas Kūlis, Richardas, kuris jį nukirto, Nu, kur išėjo Ryčka daina, tai jis Narauskas labai lengvai susidūravo, taip tvarkingai sukovojo, bet atrodo be žalos. Narauskas jam nebuvo atrodė kaip konkurentas. Nežinau, ar žiūrėjau, čia praeitam aš žiūrėjau. Labai tvarkingai. Tai nežinau, žiūrėsim, kaip seksis šiandien. Nu tada ką, lietuviškasis Mike Tysonas Pauliukevičius prieš Bulamą. Blet, žinokit, norit, aš pasakysiu, man pradeda Pauliukevičius patikti šiek tiek. Jis, blet, turi savo charizmą. Man tai jisai patinka tiesiog kaip kovotojas, nes jisai eina su tas savo sproksamąją jėga, jis eina tiesiog užmušt. Man patinka, kai eina, nu, matau, kad jėga eina, tankas. Tai man šitas tai patinka, aš nekalbu apie charakterį ar ten, žinai, personą jo, bet... Ne, persona aš apmąstynęs. nelygų, žinai, bet aš kalbu apie tai, kad šiek tiek įneša, blem, pasidaro šiek tiek įdomu ir pačias konferencijas žiūrėt, nes man tai asmeniškai būna kai kurios konferencijos labai nuobodžios. Man jis primena kažkokį veikėją iš Roko filmo gal, kur tose štanginėse būdavo mulai tokie, tiesiog. Ne tokie. Nu, jis sakau, jis... Aš žinai, gal net, žinai, ką man primena tą, kuris iš tikrųjų buvo boksininkas, Tommy, prieš Tysoną, kur kovojo. Ne, čia seni Fury. laikai, čia Tas seni laikai. su tokiu hercu. 80-ieji. Jo, čia labai seni laikai. Kaip tas Tommy, dar mačiau, dabar irgi toks kalba, žinai. Biškį Rocky Tommy Balboa. versus Tyson. Nežinau, man įneša kažkokio šarmo, pats nuėjo. Tommy klausimą Morrison. uždavė. Tommy Morrison. Jo. Okay. Akropolį blemba buvo ta konferencija, No. nei vienas klausimo neuždavė, tipo pačiam Akropolį. Nei vienas. Va vienintelis Pauliukevičius atvarė, paklausė dėl Šalkovskio. Bet jie ten kaip viens ant kito pradėjau kalbėti, tai man tai tie balaganas buvo. Vertėjau, reikia abiem ten. Abudu nesusipratę. ten Aš kalbu šūdas. apie čia dar, kai nebuvo ant stalo. Pačio Okay, Pauliukevičius. okay, Uždavė okay. irgi klausimą, nes, nu, blema, reikia, kad Akropolis biški pasikurtų. Nu, bet duotų whatever, tiem- vis tiek čia už Pauliukevičių dėl to, nes Kaunas Lietuva, ne? Taip, senė, aš kaunietis, Čia- kaunietį čia- turiu palaikyti. Whatever, ne? Nėra Tai kaip šitas. kitaip. Jo. Nukirptum plikai, žinok, tas pats žmogus. Nu, Tommy Morrison, Tas pats, visiškas. jo. Nukirptum Nu, plikai. kur tas pats. paskui ten Rokis ten tapo jo mokytojų, ten kažkaip. Taip. Šiaip nesu matęs Rogio filmo, tai va. Tai bus- pasižiūrėk, What? prieš Ivaną Ne. Drago, No kai kovojo. way, Prieš bro. Ivaną Aš įdomiausia. žinau, buvo. kas vyksta ten, esu Prieš Ivaną Drago. Trumpom. Užsinorėsi būti kovotojai, bet. Gali būti, aš Jo, esu labai- buvęs. labai tai- vibes. Nes kai mažas pasižiūri, noriu eiti boksą. Žiauriai. Ir po to žiūrėdavai tu Undisputed, kur Jo, vyras jo, Boika. dalis. Žiūrės tas ar ne? Kur Boika, pagrindinė. Never back Ne. down. Tai pažiūrėk, Undisputed. Tai užsimanysim į tai lankyti visus tuos, ten, kur skraido. Saltais iš kojų, taip gerai pavaizduota, bet viskas rusinė, aišku, vyksta, žinai, bet jis ten Boika geriausias, na, kovotojas rusų. Never back down, o tai yra Back down. amerikiečių filmas irgi toks. Jo. Psuchinis. Jo, tai Undisputed ir gal 4 dalys, bet gera istorija, įdomu. Pasižiūrėk, jei neturėsi ką veikada. Bet tu užsiėmės. Žodžiu, Va tokis. Fedorovičius prieš Gedminą. Gedvinas, 100%. Dėl to, kad pažįstu. Fedorovičius, nu, nesilpnas. Ne. Pultaražinskas sumaitojo kaip obuolį O praeitą turnyrą. Gedvinas prieš pultą, man atrodo, prapysės.
Rimtai? Prieš automatą pralaimėjo? Man atrodo, kad pralaimės. Aš negaliu teikti, žinau, bet nu čia va... Aš už Gedminą, žinok, aš už Gedminą. Labai, bičiuliai esam, tai Gedminas man įneša irgi tos auros. Už Karnus. Neturiu nuomonės. Nežinai tu jų? Nei to. Jis Danylą žino. Ne, aš žinau jas, bet tipo, nesu ten įsigilinęs, kad žinočiau, kuris laimės ar ką palaikyčiau, žinai. Ok, tai dabar gal šitoj kovoje būsi kažką žinosi. Dirkstys prieš Zaplitnitį. Ne, tai faktas, kad Dirkstį palaikys. Aš tai kai pamačiau tą seniuką. Bet tai tu girdėjai kažką apie jo varžovą? Aš mačiau konferenciją, kad spec pajėgų, kažkoks Turkas, ne? Kroatas? Oi, kraujas. Ar Rumunas gal? Kažkas Moldovas, kažkas. O gal ir Moldovas? Yeah. Jo, Moldovas. Moldovas. Baudiškai. Ir ta prasme, tai nosis, visa sulankstyta ausys įsproginėja. Iš tų spec tarnybų pajėgų, mažiukas, jam ūgis trukdys šiandien kovot, bet aš kažkaip tikiu juo, kad jisai parodys bent kažką, žinai, kad nesibaigs aš už gerą kovą. Faktas, kad norėčiau geros kovos, bet jeigu ten ūgio skirtumas, nu tai ryčas ten, nu ta prasme neįmanoma. Nu bet matai, Narausko ūgio skirtumas nestrukdė, Dirkstį 2 kartus įveikti. 13 cm skirtumas buvo. Ir dar peaugęs svoris. O ryčio dar svarbu koks. Ryčio nežinau, žinok, nei to. Nes kartais būna, kad ir ryčias panašus, o tas ūgis, žinai. Ne, bet Narauskas visai kitokį kategoriją kovoja, tipo... Ką tu kalbi? Ką tu kalbi toj pačioj? Ką tu kalbi, taigi prieš Dirksį kovo Narauskas. Jis priaugs svorio turėjo. Susimuškit dabar. Tam pačiam svoj, ne, tai Dirksys dabar užsimetęs bišį kilų. Bet jis Narauskas turėjo priaugti, jis už 7-7, man atrodo, kovoja, ne už 8-4. Nu tai gerai, vis tiek laimėjo. Už Dirksį, tai Lietuva. Ką žinau, aš už Dirksį, bet sakau, jeigu laimės ir tas kitas, ką žinau, aš už gerą kovą, žinai. Įdomu būtų pamatyti salės tą visą emociją, žinai, energiją ir panašiai, ir plus, nu... Šitas... Ne, bus, aš laukiu, žiūrėt noriu. Bet žiauriai bus įdomu. Jo. Konferencijoje biškai ramiai kalbėjau. Bet čia toks... Bet ten eina supražinai irgi. Ne. Gerai, Danylą prieš Leilų. Spėjau, žinom prieš ką. Už Leilą, ne? Danylą, abudu jie žemi vyrukai mačiau, tai pats tas vienodo sudėjimo, bet Danylas su savo charizma, tai jisai nušluos, paskraidys, tai manau gerai. Bus įdomi kova, plus muitai taisyklės, MMA pirštinės, bus smagu. MMA pirštinės daug duoda. Bus katų. Yeah. Bet, nu, tipo, Danylą labai daug yra katų buvo. Tai jam labai greit turėtų prasikirsti. Ne, nu taip, bet tai čia visiems kovotėm gal daugiau mažiau, žinai. Surambėję. Ir priklauso, kiek dar užtepo to vazelino. Ne, labai greit prasikerta, jeigu daug katų turėjo. Nu, tai ten... mes nežinom, kiek jau varžovas turės katų. Nu, jo. Apie ką tu kalbė. Tada Gordonas. Bet svarbu, kad nesibaigtų greit kova. Jo. Bet šitos greit baigsis. MMA pirštinės yra ten... Per pirmą raundą užmuša. Porą smūgų. Ten pirmą raundą užmuša. Tai sekinti kova irgi taip pat Muay su MMA pirštinėm Gordonas iš Izraelio. Bet MMA pirštinėm Muay Thai bus? Jo. Okay. Prieš Kojučių. Kada pamatysim MMA realiai? Nebus MMA. Nebus. Aš norėčiau pamatyti. Žiaurokti. Kodėl? Nu tai kas ten tiesiog... Skalbiai šalkūnų pakaušus. Tiesiog dasideda graplingas. Nu ir biški ten smūgiai. Matai, nelabai kas graplinguojasi čia toli. Man tai pažiūrės asmeniškai. Man asmeniškai. Kai per UFC vyksta graplingas, man neįdomiausia būna. Ar nervo reikia, tipo, būtent? Gal, kad neiškristų, nežinau. Bet turiu menį, man graplingas, man, pažiūrėjau, asmeniškai neįdomiausia dalis, man įdomiausia, kai iškerta. Aš mėgstu kėjau matyti. Nu, tipo, kojos rankos, gražiai, jo, ten kažkas kombinuotai, žinai, nes man, kai ant žemės guli ir prismaugia, tai man įdomu. Bet galėtų padaryti, pavyzdžiui, kažkokį gal tą tipo ringą kažkokį, kad galėtų jisai persiformuoti vienai kovai kažkokie MMA, nu, bent jau vieną kažkokį įdėti. Nes tikrai didelė industrija MMA. Jo, bet manau, kad nebus, nebent kažkas padarys kitą, žinai. Ne, tema, tai kai buvau Fighter House renginėje Mato Stebuliausko, tai ten buvo keidžas, normalus buvo ir MMA kovų, ir buvo su kardais, su šarvais. Korodžiai papjoviai kažką, pripjoviai. Londono gatvių kovos. Nukirta. Gerai, lieka 2 kovos. Tai lieka Perednis dėl diržo bedvi. Ja. Prieš Krilavičių.
Aš norėčiau, kad apsigintų diržą, nuoširdžiai. Už Perednį? O jo, aš norėčiau 100%, kad apsigintų Tu, Arnai? diržą. Už lietuvį. Jie būtų lietuviai. Jo. Perednį yra lietuvis? Perednis. lietuvis. Ai, Perednis, okei. Mantvydas. Aš galvoju kažkoks kitas. Ne, jis diržą turi. Prieš Krilavičių. Raimė. Man gal Krilavičius labiau patinka. Same. Nes Krilavičius taip, Marijampolė, aš einu savus. Už savus visą, va taip. Nežinau, yra, man taip ten kažkokio neturiu didelės nuomonės, bet ir apie tą gal Perednį net nežinau daug, bet man patiko apskritai, kaip jisai kovoja tas Krilavičius. Nu, jis netvarkingas kovotas gaunasi. Ir Bet žinok, ir Perednis toks pats. Perednis gerų bandžių. Jie būdų yra labai nepatogus viens kitam. spaudos konferencijos man nepatiko, bet Jie ir nenuspėjami. šiaip kovos Jo, stilius pagarbą visai jaučia viens kitam, viską labai tvarkingai. Tai bus įdomu, tik tiek, kad Krilavičius matėm prieš Oskarą šitą Osvaldą, koks jo vardas daužėsi ir su ištverme irgi labai Šiaip Krilavičius. įdomu, sunkiai kokia sekėsi kilmė susitvarkyt. pavardės. Perednis. Perednis? Lietuviška? Lietuviškai. Tai lietuviška turėtų būti. Mantvydas. Šaknis neatrodo lietuviška. Jis. Perednis. Reikės pasižiūrėti domenų bazę. Nes Sako, šaknis neatrodo. Jis. aš galūnę Ne. pasakiau. Aš noriu šitai taip stempą iškirti. Gerai. Ir Paulina tiesiog. paskutinė kova. Taip. Lukošiūnas Nauris prieš Nikolą Svetkovič. Kaunas. Nauris. Lukošiūną, ne? Jo, tai aš kaip uglys būdavau, aš žinodavau, kad jis sportuoja. Tai jie būtų su broliu. Jo. Dviniai. Aš užsidėjęs net Maikoną, žiūrėk. Ai. Von Blood? Ne, nok, Team Lukošiūnai. Tu A. Tai aš jau. Galvau čia Žinau parašyta. už ką. Už ką aš irgi, jo, Žurnalas. logiškai. Aš irgi- Žurnalas žmonės galvau parašyta. Už Lukošiūną aš irgi šiandien bus įdomi kova. Blet, Bet tas kaip Nikola norėčiau. kietas, blema. Jo Kietas. varžovas žiauriai kietas. Jis Savlavsevičių gan lengvai sumaitojo, pasėmė tą Bet tai diržą. su kojytėm sumaitojo. viskas. Labai lengvai. Sumaitojo, tai nežinau, reikės jam spausti, neleis kojų kilnot. Irgi nepatogus gan kovotojas. Laukia šiandien žiauriai geras turnyras. Sasatas kosminis. Man atrodo, nėra ką dėl, jau matau Arnas galvoja, kad jau gal net ir jau atvažiuoja pasimti, nes jisai tai Ne. gyvai važiuoja žiūrėti. Perednis kilmė Baltarusija. Peredne. Nežinau, kas yra Va. peredne, kas moka rusiškai pasakyti. Figne. Reiškia šūdas. Jie, nenurašinėkit man perednio. Davai diržą apsiginti. Net mes jau nenurašome, jis pavardė, jo kilmė tik tas Ne, pavardės. čia nekilmingi. Nu tai nes šaknis is. O gali patilėti? Ne. O tu gali pareit? Gerai, ateinu vėl atgal. Išvažiavęs, karočią. Išvarės jisai. Žinok, čia taip nepatogu, man tas 2 Ne, nu valandas. tai kas pats kaltas, kad Ne, norėjo. aš draugams. Žinai, ką reiškia peredne iš baltarusių kalbos? Priekinė dalis, bent jau taip sako. Va, priekinė dalis. Peredne. Jo, tai va tokia tautma. Tim Lukošiūnas. Laukiam. Utmus. Aš tu dar paminėjai pas mano draugo filme buvai. Kokio tavo draugo? Tas pas, kur mamai įkvietė. Taip. Ne šeima į gamtą. O ko? Taip. Kitas. Ne. Aš Noriu tik ten parodyt. buvau. Aš tau, žiūrėk, dabar žvengs papasakoju apie tą filmą. Kaip tau tas filmas? Aš įeisiu į kontekstą. Kas čia vyksta? Aš nežinau, labai keistas vaibas, galiu baigiam, nafik. Jo, tai mes. Ką jūs Aš šnekat, jau norėjau vyras baigti, aš nežinau, kur jis vaikščia. Tiesiog žmogus. Tai Hebra. Vidury sakinio pradėjo vaikščioti pirmino. Ne, tai Hebra padėkojam Arnui visų pirma. Ačiū, kad Arnas atvarė. Plojimai. Ačiū, Arniukai. Tikrai plojimai. Čia turėsi iškirtą nesąmoningą pabaigą, nežinau, ką čia darai. Žodžiu, tai nebuvo aš tam filme, tai net nerodyk to filmo. Aš noriu tik parodyti, ką aš gavau dovanų. Kompaktą? Kvietimą? Įsivaizduojat, aš gavau filmą Juliaus Balašaičio, kai nesitikė irgi tipo šeimos. Turi kur filmas. dėti diską. Turėsiu. Turiu. Ir gau kompakto tam, tai labai fainai. CD, nu. Ačiū labai, tarp kitko, galiu parodyti. Ne, žiūrite. Tai aš norėjau apie to šeimos filmus, bet jūs čia nenorite, tai žodžiu, Ne, tai mes jam nebuvom šitam filme, tai mes negalime apie jį net. aš dėl to ir norėjau pakalbėti šiek tiek. Nu, tai, A, dėl to, kad o tai ką mes nebuvom? galime apie jį Nes tu pasakyti? buvai vienam šeimos filme. Bet ne šitam. Nu nesvarbu, žodžiu. O kokiam tu buvai filme? Šeima atgali į gamtą, vadinasi. A. Ar šeima į gamtą tiesiog. A, čia Kur tas, buvo ta kur problema, Goda, Justas, Treškevičius. Timūras ir net Staselytė. Ir Papinigis. O aš šitam filme aš nebuvau. Aš tai varysiu.
Bet aš turiu ir kompaktą ir dar varysiu Tai kino tu teatrą. varyk, aš tik. Kaip veikia jo minčių, tasai, ta linija labai įdomi. Mano? Ne, jo. Tai pabuvai filme, bet va kitas filmas. Pakalbam apie tą kitą filmą. Aš norėjau aptarti, nes du šeimos filmai dabar yra, norėjau aptarti filmus, viskas. Tiek. Gerai, supratau. Žodžiu. Ką tu nori papasakoti? apie tą Nieko, filmą? viskas, jūs jau mane pertraukėt, nahui. Nes tiesiog nesupratome, apie ką tu kalbėjai. Jūs nahui. Ačiū, Hebra, kad žiūrėjau iki galo, žiūrėjau. Tikiuosi, kad iki... Aš Nemanau. šitą iškirpsiu iš karto ir paliksiu. Nemanau. Nekirpkim, paliekam viską, Nekirpk, paliekam jau viską. prikarpėjau. Jau Prisikarpiau. prisikarpęs. Jau barberis tai prikirpo. Jo, su kepure. barberis. Su kepurė vaikštas. Apkarpytas jau 4 metai. Tai taip, kad ačiū, kad žiūrėjau. Prikirptas. Spausti laiką. Jo, svarbiausia like. Rašykite į komentarus Omantui kažkokius komplimentus, nes akivaizdu, kad žmogus užpykęs dabar yra, įsižeidė. Aš nepykstu. Apie šeimą Apie kažką parašykit žmogui, paguoskit, pasiūlykit gerą barberį. Ir nepagailėkit komentarų ir Arnui, jei nesusipažinę su jo turiniu, 3 lentyna, nueikit į jo YouTube'ės kanalą, žiūrėkit laidas ir per kitus šaltinius, jeigu turit, jei neturit, tai ne. Nereklamuosiu. Peace on the streets. Į TV3. Grįžom gatvės. Ar tai kan gatvė? Peace on the streets. Ai, tai tada gatvėse. Anksčiau būdavo toksai kanalas Boyfriend vs. Girlfriend. Jesse Wellens ir jo Jo, ta mergina. būdavo, kur labai darydavo. gerai Tie- būdavo. Jų tas outro būdavo Peace on the streets. Sound. Pas mus biški kitaip. Pasiūsk visus pirmai, kaip darai, tai taip ir baigiam. Normaliai. Su jumis buvo 2 per daug. Matulis, Oma, Arnas. Gerai, užteks.